Sveiki visi, mano vardas yra Mantas Simaitis ir sveikinuosi su visais tais, kurie prisijungia prie tiesioginės transliacijos pavadinimu Pokalbis su Lietuvos darbdaviais. Šią diskusiją inicijavo Užimtumo tarnybos aukštos kvalifikacijos atrankų skyrius ir iniciatyva Gali Lietuva kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga bei projektų Galima ir čia. Galbūt šiandien mūsų tikslas labai aiškus ir konkretus – parodyti, kokias galimybės Lietuva šiandien siūlo kvalifikuotiems jauniems žmonėms, kurie gyvena užsienyje. Galbūt dirbate Londone, Osle ar Dubline, bet vis dažniau pagalvojate, o kaip mano gyvenimas atrodytų, jeigu tą patį daryčiau Lietuvoje. Tai jeigu jūs kartais aplanko tokius mintis, ši transliacija, žinokit, skirta būtent jums. Per artimiausią gerą valandą išgirsite 9 skirtingus darbdavius, kurie atstovauja skirtingus sektorius. Tai nuo skaitmeninių technologijų ir gynybos pramonės iki biotechnologijos ir aukštųjų lazerių gamybos. Tad jeigu vis dar svarstote, ar verta pasilikti su mumis, tikrai verta. Išgirsite gyvus pavyzdžius, realias istorijas, patarimus, o galbūt ir tą postumį, kuris paskatins jūs pasakyti, o gal galų gale į Lietuvą. Aš šio pokalbio vedėjas Mantas Simaitis, kviečiu jūs patogiai įsitaisyti, įsitraukti mūsų diskusiją, komentuoti bei užduoti klausimus mūsų svečiams ir taip padaryti mūsų transliaciją interaktyvę bei naudingą. Nu ką, ponios ir ponai, įžanginė dalis baigėsi ir mes galim po truputį perėti prie mūsų pasisveikinimų su svečiais. Sveiki visi, labas vakaras visiems. Sveiki susirinkę. Sveiki. Labas vakaras. Aš noriu pristatyti mūsų svečius. Tai mūsų svečiai yra tikrai garbus žmonės. Tai pirmasis mūsų svečias yra Kamilė Perminė, programos Bring Together Lithuania įkūrėja ir vadovė. Labas, Kamilė, labai smagu matyti tave. Sveiki, labai malonu visus matyti. Taip pat pas mus mes turime Darius Mažika, tai Sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos Lithuania bio valdybos narys ir UAB Thermo Fisher Scientific gamybos operacijų direktorius. Sveiki, Dariu. Sveiki visi, džiaugiuosi čia būdamas, looking forward. Taip pat turim Justinas Taruška, Sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos Lithuania bio valdybos narys ir UAB Nando direktorius. Sveiki, Justinai. Labą dieną arba labas vakaras, malonu matyti visus. Fantastika. Taip pat turim ir Simonas Černiauskas, asociacijos Infobalt CEO. Sveiki, Simonai. Labas vakaras visiems. Labai smagu girdėti jūs. Taip pat prie mūsų yra prisijungęs ir Andrius Pliškaitis, asociacijos Infobalt STI ir švietimo komiteto koordinatorius. Sveiki, Andriu. Sveiki, malonu. Fantastika. Ir dar turime kelis žmonės, tai turime Alą Minkevičienę, asociacijos Linpra atstovė ir vakarų laivų gamyklos įmonių grupės personalo direktorė. Labai Ala. Sveiki. Labai smagus padėti. Sveiki. Gera matyti jūs visus čia ir dalyvauti. Taip pat turim ir Robert Juodka, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys ir advokatų profesinės bendrijos Nuave Legal vadovaujantis partneris. Sveiki, Robertai. Ir turime paskutinę... Sveiki visi. Sveiki, va, jūs esate. Ir turime dar Daivą Macijauskę, Lietuvos pramoninkų konfederacijos direktorių pavaduotoją. Sveiki, Daiva. Sveiki visi, labas vakaras visiems. Labai smagu, toks ilgas pristatymas. Ir paskutinis mūsų šiandienos dalyvis yra Kristina Ananičienė, Lietuvos lazerių asociacijos vykdančioji direktorė. Labas vakaras. Sveiki visi, malonu būti čia. Nu ką, ponios ir ponai, mūsų pristatymas baigėsi. Šiandien, žinokit, mes užklausėse šiek tiek pajuokavom, kad jeigu spalio 28 dieną reikėtų prilyginti suprantamais visuomenėje terminais, tai greičiausiai šiandien būtų žvaigždžių diena. Nežinokit, šiandien tokio kalibro svečiai susirinkę, žinokit, kad mums yra labai didžiulė privilegija turėti jūs visus. Taip kad, ponios ir ponai, šiandien mūsų pokalbio struktūra yra padalinta taip, kad mes ruošdamėsi šitam pokalbiui esame paleidę reklamą prieš kokį mėnesį laiko ir prašėme jūsų visų jaunųjų profesionalų, tiems, kuriems yra įdomu, paklausti visų galimų klausimų mūsų šiandienos svečių. Ir žinokit, sulaukėm klausimų netoli 100, tai virš 100. Žinokit, klausimai buvo tikrai labai įdomus ir labai aktualūs, tai dėl to mes atrinkome pačius aktualiausius ir įdomiausius, taip pat ponios ir ponai, jeigu kartais, žinokite, neišgirsti savo klausimo, nesijaudinkit, klausimas yra perskaitytas, bet mes tiesiog sujungime gal vieną, gal keletą klausimų į vieną ir taip pat pateiksime mūsų svečiam. Tai ponios ir ponai, tada, kaip ir tarėmės, einant prie mūsų pokalbio temos, aš jūs visus tada nuleisiu žemyn ir mes pasiliksime su mūsų pirmąją Bring Together Lithuania atstovę Kamilė Perminė. Tai aš tada laikinai atsveikinu su Kristina, laikinai atsveikinu su Daiva tuoj pasimatysim, laikinai atsveikinu su Ala, laikinai atsveikinu su Justinu
Andrium, Robertą nuleisim, Darių nuleisim, Simoną ir pasiliksime su Kamilė. Labas, Kamilė. Sveiki dar kartą. Fantastiškai šiandien tave matyti. Jeigu Agita galėtų prisijungti, tai būtų labai smagu, kad mes prisijungtumėm. Jeigu ne, tai mes tada galėsim padaryti mūsų prezentaciją turbūt su tavim, ne? Va, Agita yra prisijungus. Mes galim. Va, Agita yra prisijungus. Mes galim iš karto įjungti mūsų tokią sistemą. Tik tai mes greičiausiai... Kaip čia mes dabar... Ponas ir ponai, aš naudodamas progą iš tikrųjų noriu jūs paraginti, pateikti kažkokį tai klausimą. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, parašykite mums į komentarų sekciją. Geriausia būtų, kad jūs parašytumėt komentarą į mūsų Facebook puslapį. Ten galite paprasčiausiai pristatyti, iš kurios pasaulio vietos esat, ar gerai girdite transliaciją ir taip mes galėsim pradėti. Mergaitės, ar jūs girdite mane, Kamilė, Agita? Puikiai. Viskas gerai. Girdisi, supratau. Mes turėjom matytis čia šone, bet aš žiūriu, kad mes nelabai matomės, bet mes greičiausiai... Sekundėlę. Tai mes tada greičiausiai galim pradėti mūsų pristatymą. Panelės, papasakoj, kas yra šita nuotrauka jūsų? Tai ačiū iš tiesų už galimybę pradėti šį vakarą. Trumpai, ką norim pristatyti, tai yra Bring Together Lithuania iniciatyva. Tai jau iš tiesų 9 metus organizuojame visų pirma tai vasaros stažuočių ir modernios Lietuvos pažinimo programą visiems pasaulio lietuviams. Tiems, kurie gimė užsienyje, tie, kurie išvyko, užaugo ir pagyveno kažkurį laikotarpį, kad jie vasaros metu galėtų atvykti ir, kaip sakom, pasimatuoti Lietuvą, karjeros galimybės, specialybės Lietuvoje. Ir tikrai džiaugiamės dideliu įmonių ratu, kurie suteikia tas karjeros galimybės. Tai kaip ir matote nuotraukose, kai kur yra iš įmonių, būtent tų stažuočių akimirkos, kitur yra iš veiklų Lietuvoje. Ir taip jau susidėliojo, kad iš tiesų tikrai didelė dalis mūsų alumnių po vasaros programos vis klausdavo, o gal kažkada organizuosit ilgesnę programą, galbūt galėtumėt man padėti darbą susirasti. Ir jau mes iš tiesų alumnių bendruomenėje turime virš 150 žmonių, virš 35 iš jų yra nusprendę gyventi, dirbti, studijuoti Lietuvoje. Tai turime ir tą nuostabią alumnių bendruomenę sugrįžusių, kurie po studijų, po darbų, sukauptos patirties užsienyje sugrįžo į Lietuvą, tačiau jiems trūksta tos irgi bendruomenės. Tai dėl to mes iš tiesų jau nuo 26 metų pradėsime ir ilgesnę metų trukmės programą Bring Together LT Nexus, apie kurią trumpai papasakos Agita. Taip, ačiū, aš tikiuosi, kad aš gerai girdžiuosi, sveiki visi. Tai iš tiesų Bring Together Lithuania vasaros programa, 6 savaičių programa, mums parodė, kad poreikis likti Lietuvoje ir kurti karjerą Lietuvoje yra. Sugrįžę pas mus alumniai, programos dalyviai, programos draugai vis sakydavo, ar galima ilgiau likti negu 6 savaitės, ar galima bandyti kurtis, dirbti. Ir tiesa ta, kad komandoje po labai ilgų diskusijų mes nusprendėme pabandyti. Ir 2026 metais startuoja Bring Together Nexus, pilotinė programa, būtent karjeros Lietuvoje pradžios programa, kada 1 metams į Lietuvą atvykęs diasporos jaunuolis turės galimybę pasimatuoti Lietuvą jau daug rimčiau ir visų 1 metų laikotarpį mes kaip komanda jį lydėsime. Tai yra labai didelis skirtumas galbūt šiaip nuo atsikelimo į Lietuvą, kad atvykęs diasporos jaunuolis įsidarbinęs lyderiaujančioje Lietuvos įmonėje, jis iš mūsų gaus ir integracijos pagalbą. Mes kursime diasporos jaunųjų profesionalų, aukštos kvalifikacijos darbuotojų bendruomenę Lietuvoje ir mes puoselėsime ir ugdysime lyderystės įgūdžius kartu, 1 metus padėsime su administracija, ar galbūt tai būtų kažkokie finansiniai nesklandumai ar klausimai. Tai vat būtent
Bring Together Nexus yra karjeros Lietuvoje pradžios programa. Ir dabar mes esame jau atidarę registracijas tiek vasaros programai, tiek 6 savaitėm pasimatuoti Lietuvą per 6 savaitės, tiek jau pilotiniai Bring Together Nexus programai, 1 metų programai, kada tu gali užpildyti aplikaciją ir mes kartu galim pradėti būtent čia karjeros Lietuvoje kelionę. Ir kartu su Kamilė ir Aiste mes esam pasiryžusios lydėti jaunuosius profesionalus Lietuvoje ir rasti tinkamiausią darbo vietą jauniesiems aukštos kvalifikacijos profesionalams. Fantastika. O sakyk, panelės, ar tas projektas yra naujas, ar jisai jau vyksta keletą metų iš eilės? Tai Bring Together Lithuania vyksta nuo 2018 metų, kai mes su Kazickų šeimos fondu ją inicijavome. Ir kiekvienais metais, net ir pandemijos metu, vasaros metu ši programa vyko. O Nexus programa tai bus nauja nuo 2026 metų. Tačiau turime tą patirtį su savo alumniais, kuriems jau dabar padėjom ieškotis darbų, padėjom ieškotis bendruomenės, tvarkyti su migracijos klausimais, su Sodra, VMI ir kitais klausimais. O dar vienas klausimas, ar susidomėjimas yra didelis, ar taip žmonės pasyviai žiūri į šitą? Tikrai susidomėjimas yra didžiulis ir aš pati nesenai grįžau iš JAV, kur diasporos bendruomenėse pristatinėjau, tai labai daug žmonių domisi, nes tikrai ypatingai tiems, kurie gimė, užaugo užsienyje, jiems visą laiką kirba ta mintis, o kas jeigu aš pabandyčiau gyventi Lietuvoje, ką tai reikštų ir kas man galėtų padėti, kad aš nebūčiau vienas, nes viena yra susirasti darbą, o kitas turėti tuos papildomus, tai yra bendruomenė, tai yra kažkokios veiklos su panašią patirtį turinčiais žmonėmis. Ir iš tiesų tos programos iniciatyva iš tiesų gimė iš būtent poreikio, nes mūsų alumniai arba tiesiog žmonės mums rašydavo, kad o gal galit man padėti susirasti darbą Lietuvoje, arba gal galit mane pakviesti į renginius, nes aš jau esu Lietuvoje, bet nepažįstu nieko. Tai iš tiesų mes apjungiame tą poreikį. Ir tikrai jau kai paskelbėm registraciją, tai tiek iš mūsų alumnių sulaukiam daug pozityvaus tokio feedbacko atsiliepimų, tiek susidomėjimo, tiek jau pirmasias paraiškas iš tiesų gauname. Ir galbūt papildant Kamilę dar šiek tiek, tai iš tikrųjų ir iš kompanijų pusės mes jaučiam labai didelį susidomėjimą būtent prisitraukti aukštos kvalifikacijos jaunuolius iš viso pasaulio, jie atvyksta su įvairiausių universitetų išsilavinimais, su įvairiausiais skillsetais, tai čia galbūt yra toksai irgi mūsų žinutė Lietuvos darbo rinkai, kad mes esame atviri naujoms partnerystėms, su naujom kompanijoms, kuriom būtų aktualu, būtent tie jauni žmonės, kurie nori kurti Lietuvoje, dirbti Lietuvoje ir auginti Lietuvą kartu. Ir galbūt galima čia irgi padėkoti mūsų partneriams Lietuvoje, tiek ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Kazickų šeimos fondui, Lietuvių fondui. Tai iš tiesų susidomėjimas yra ir iš jaunuolių pusės, ir iš mūsų partnerių pusės, kuo labai džiaugiamės. Fantastika, labai gražu girdėti. Aš norėčiau kreiptis į mūsų tiesioginės transliacijos žiūrovus. Parašykite, iš kokios šalies stebite tą transliacija. Mums yra tikrai labai įdomu sužinoti mūsų geografiją. Mes tikrai labai smarkiai stengiamės, kad kuo didesnis jūsų imtis pasiektų mūsų turinį. Tai parašykit, iš kokios šalies esate į komentarus. Bus labai smagu taip susipažinti su jumis. Kamilė, Agita, ar mes turim dar kažką labai greitai pasakyti, ar čia jau toksai pristatymas? Ir beje, kur gali žmonės kreiptis, jeigu jie nori išbandyti šitą 6 savaičių arba metų trukmės pasibandymą? Taip, tai iš tiesų apie abi programas gali sužinoti mūsų tinklalapyje, tai iš karto ir aplikuoti, arba socialiniuose tinkluose. Tai mūsų tinklalapis yra bringtogether.lt, mūsų paštas bendrasis, tai yra labas@bringtogether.lt, matosi šioje skaidrėje, galbūt kas nori gali nusiskrinšotinti ir turėti mūsų kontaktus. O taip pat tikrai, kadangi dirbam su jaunimu, tai aktyviai gali sekti tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek LinkedIn'e. Lygiai taip pat ir įmonės. Tikrai socialiniuose tinkluose, ypatingai LinkedIn, mes bendraujame ir komunikuojame su mūsų partneriais arba potencialiais partneriais, kurie norėtų prisijungti prie projekto ir atverti galimybės pasaulio lietuviams. Ieškokit mūsų visur, mes esame atviros ir tikrai kalbėsim, diskutuosim. Labai fantastika. Ką, panelės, ačiū Jums labai už tokį gražų pristatymą. Aš palinkėsiu, kad Jūsų projektas žydėtų kaip žydė tulpės pavasarį ir kad turėtumėt labai daug žmonių, tie, kurie galėtų sukurti Lietuvą dar gražesnė, nei kad yra dabar. Ačiū Kamilė labai, ačiū Gita, didžiausios sėkmės Jums, iki pasimatymo.
aš jūs tada nuleisiu žemyn ir mes po truputį eisim į mūsų pokalbio kitus svečius. Ačiū ir iki pasimatymo. Taip, ir aš tada po truputį jau noriu paraginti mūsų svečius įsijungti mikrofonus ir kameras. Pakviesiu Darius Mažeika, sveiki Dariau, ir Justinas Taruška. Sveiki vyrai. Labas vakaras, labas rytas. Labai smagu jūs matyti, labai smagu, kad tokią gražią dieną prisijungėte prie mūsų. Aš dar kartelį paraginsiu Facebook'o žiūrovus, parašykite kažkokį komentarą. Jūs turite tikrai labai išskirtinę progą susipažinti tiek su Dariu Mažeika, kuris yra sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos Lithuanian Bio valdybos narys ir UAB Thermo Fisher gamybos operacijų direktorius. Ir jūs turite dar vieną labai išskirtinę progą susipažinti su Justinu Taruška, sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos Lithuanian Bio valdybos nariu ir UAB Nando direktoriu. Na, vyrukai, aš jau prieš prasidedant transliacijai pasakau mūsų pokalbio struktūrą. Jauniem profesionalam buvo pateikta galimybė paklausti jūsų klausimų. Žinau, kad sulaukom daugybę klausimų, bet mes jums atrinkome 4 pačius aktualiausius. Tai aš nežinau, kaip jūs pasidalinsit, gal kažkas vieną atsakys, gal kažkas kitą. Ir man atrodo, mes galim mūsų pokalbį pradėti nuo pačio pirmo klausimo, kuris skamba taip. Kuo jūsų sektorius šiandien yra išskirtinis Lietuvoje ir kas labiausiai traukia jaunus ar užsienyje dirbančius profesionalus sugrįžti būtent į šią sritį? Kas galėtų pabandyti pasakyti atsakyti klausimą? Nežinau, Justinai, kaip dalinamės? Pradedu aš. Aš duosiu žodį Thermo Fisheriui, nes dėl šito brando mūsų atpažįsta irgi pasaulyje, tai noriu Vilniui duoti žodį. Okay, ačiū, Justinai. Tai tada aš pradėsiu ir tu, tikiuosi, kad papildysi kažkur papildomom įžvalgom, nebūtinai viską atsakysiu. Tai pirmiausia, dar kartą sveiki visi, malonu čia dalyvauti. Jeigu taip žiūrint į šitą klausimą ar bandot atsakyti, kaip aš matau, kaip ir per Thermo Fisher prizmę, per Lithuanian Bio prizmę galbūt kažkiek, tai bendrai, jeigu pažvelgtumėm į paskutinius 5 metus, tai visas biotechas, arba biotechnologijos vadinkim taip, tapo labai reikšmingų sektoriumi visai Lietuvai, visai šaliai. Ir pasiekėm beveik 3% BVP. Pats pikas, aišku, buvo per COVID, taip žiūrint. Tai tikrai reikšmingas skaičius. Ir jeigu žiūrint, pavyzdžiui, jeigu anksčiau girdėdavau Thermo Fisheris, Justinas reikia paminėjo Thermo Fisheris, Biotech Pharma galbūt, Teva Pharmaceuticals, kaip keli tik tais tokie žaidėjai visoje rinkoje, tai dabar jų yra tikrai gerokai daugiau. Ir tą matome per Lithuanian Bio su naujai prisijungiančiais startupais, nariais. Tai Lithuanian Bio mes turime apie 70, tiksliai neatsimenu, apie 70 narių, kurie jau prisijungia ir praškai kiekvienam posėdėje mes turim vis kažką naujo, kur ateina, sako, norėtume prisijungti ir dalyvauti. Tai vienas iš tokių. Kalbant šiek tiek apie Thermo Fisher irgi, tai pats Thermo Fisheris esame apie 1500 varijuoja ten darbuotojų ir apie 100 skirtingų pozicijų. Tai iš tikrųjų tai nėra, jau daug kas gali įsivaizduoti, kad biotechnologija tai ten yra arba tik tais kažką, nežinau, gryninė arba auginė. Tai Justinas reikia gal kitų kampų pažiūrės truputėlį, tai yra labai platus spektras. Tai vien pas mus yra apie 100 skirtingų pozicijų Thermo Fisheryje. Tai pridėtumėm dar visus ir kitas kompanijas, ir startupus, ir mažesnės negu Thermo Fisher, tai būtų tikrai daug. Kita, ką norėčiau pabrėžti irgi, gal kad biotechnologijos yra aukštos pridėtinės vertės sritis, sukurianti daug ir know-how, ir kompetencijų. Gal kovą nepaminėjau dar irgi prie tų 3%, tai Lietuvos valstybėje irgi tai yra reikšmingas rytis. Aišku, dabar mes kalbam daug apie gynybos pramonę, bet bendrai žiūrint vis tiek kitas išlieka kaip kelrodė, kad norime pasiekti 5% BVP. Tai tam, aišku, reikia ir naujų idėjų, ir naujų įmonių, ir esančių įmonių augimo. Tam reikia nuostabių protų, geriausių specialistų, kurie atvyktų ir padėtų tą pasiekti. Tai nežinau, gal tiek ir įsiterpti. Ką papildysiu, kas dar įdomu, kad ateina tam tikri projektai ir investicijos ir į pačius universitetus, tai plečiasi
studijų mokslo bazė tiek Vilniui, ko džiaugiuosi, kadangi mes esame iš Kauno kaip Nando, ir Kaune tiek VDU agrobiotechnologijos startuoja arba refreshinasi, gal taip pasakyčiau, bet daug įvairiausių vyksta iniciatyvų, tiek didelių kompanijų, tiek mažesnių, ir biotechnologijos apima didesnę tokią apriptį ne vien sveikatos srityje, bet ir pramoninės biotechnologijos ir įvairiausių lygmens. Tai atsiranda tų galimybių, jeigu kažkas maisto pramonė, pavyzdžiui, turi patirtį, maisto biotechnologijos gali būti. Tai tikrai yra daug ir va čia kaip einant į laidą dar pasičekinau, kiek pas mus atvirų pozicijų, tai pas mus 17 atvirų pozicijų, bet jų neįmanoma surasti, nes jos, pavyzdžiui, mes patalpinę esam skelbimus į Vokietiją, nes Vokietijoje ieškom žmonių, ir ne visur gal net ir pasitalpina tos pozicijos. Tai tikrai Lietuva, ir mes, man atrodo, čia ir asociacijoje darėm tam tikras įžvalgas, o kaip Lietuva per BVP atrodo Europos mastu, tai mes ten tikrai patenkame į top 5 per procentą nuo BVP, kiek biotechnologijos yra sukūrimos. Tai tikrai tų kompanijų yra daugiau, tik tai jų gal ir ne visi žino, pamato, bet manau, kad įvairiausiose konferencijose tikrai galima jas aptikti. O, pavyzdžiui, jaučiat tokį dalyką, kad po truputį grįžta žmonės pas jūs darbuotis iš užsienio, būtent tie trūkstami specialistai. Jaučiat tendenciją tą? Taip, tikrai daugėja, aš nepasakysiu tiksliai, kiek turime ir ne tik specialistų, bet ir užsieniečių, kurie atvyksta. Tai aišku, norėtųsi labiau, kad lietuviai tokia atveju specialistai grįžtų gal iš to atveju, bet jaučiam, atsiranda daugiau negu būdavo anksčiau. Mes turime irgi gal keletą žmonių, kurie, nes mes nesam didelė kompanija, per skirtingas kompanijas pas mus apie 80-90 žmonių dirba, bet jaučiame susidomėjimą, kad ir parašo ar per LinkedIną, parašo per kažkam tai iš mūsų, kas atsakingi už tą visą žmonių kultūros arba HR dalį asmeniškai, ir mes tą irgi jaučiame. Viena dar, kur yra įdomi dalis, kad žmonės, kurie studijuoja, pavyzdžiui, magistratūrą užsienyje, universitetai turi labai daug įdomių atvirų pozicijų į doktorantūras. Tai net ten galima grįžti ir mes net patys, kadangi su universitetais dirbame, turim doktorantūras, kurias vykdome, bet vienoj buvo irgi, kad pas mus tai buvo priimtas sprendimas, kad geriau iš užsienio grįžtančią studentę priimti doktorantūrą, toliau tęsti jau mokslus Lietuvoje. Tai tikrai tą pastebim. Kaip tik žiūrėkit, pradėjom kalbėti apie kultūras, karjeros galimybės ir kaip tik tokį klausimą atrinkom. Kaip šis spartus sveikatos technologijų ir biotechnologijų sektoriaus augimas keičia darbo kultūrą ir karjeros galimybės? Gal kažkaip pastebėt, kaip keičiasi darbo kultūra, pavyzdžiui, kai atvažiuoja kiti žmonės arba šitas augimas taip įtakoja? Aš turiu gal tokį pavyzdį, dar neturėdami ne vieno užsieniečio, mes nusprendėme įmonėje tam tikrus mitingus daryti anglų kalba. Ir kai pas mus užsienio žmonės prisijungdo, nes mes dabar turim ir amerikiečių, turim latvių, turėsim estų, vokiečių, lenką turim, tai automatiškai visa kompanija yra įpratusi priimti net ir kitakalbius, nes tai mes matome, kad darbinė pas mus kalba turi būti anglų kalba. Aš manau, kad Thermo Fisher ten viskas angliškai ir dokumentacija. Tai esam atviri tai visuomeniai, kuri kalba kita kalba, nes pas mus yra rinkų gan nemažai ir kas įdomu, kad ir biotechnologijų sektorius eina už Lietuvos ribų. Tai automatiškai klientai yra Amerikoje, Europoje, mūsų atveju mes turim klientus Afrikoje, Europoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Azija dabar knabinėja, US marketas, tai tu gyveni Lietuvoje, bet dirbi užsienyje, arba gali gyventi užsienyje, bet dirbti irgi užsienyje toj kompanijoje. Tai čia tas galbūt privalumas biotechnologijų, kad orientacija yra į eksportą. Čia gal Dariau papildyk tada. Jo, tu Justinai,
paminėjai vieną gal kampą šiek tiek iš savo pusės, aš kaip iš tą klausimą šiek tiek galvojau. Irgi prieš susitikimą aš dar kitų kampų žiūrėjau, nes toks, ta kultūra irgi Lietuvoje, kokią mes turim be technologijų. Tai viena taip kalba, kurią mes esam ir priversti tuo pačiu daryti, dvikalbę gal vadinkim taip, ypač gamybinė dokumentacija, tai toliau dvikalbė, kai kurie dokumentai angliški, tai link to faktas einam, bet jeigu kalbant šiek tiek apie kultūrą, kaip bendrai, aš gal pridėčiau kitų šiek tiek kampų, kad aš pats, kadangi esu globalios struktūros, vadinkim, dalis ir turiu kelis gamybinius padalinius ir Amerikoje, ir Japonijoje, Europoje, tam pačiam Izraeliui, pavyzdžiui, tai matau šiek tiek ir bendradarbiausiu kitais kolegomis kitose valstybėse, tai matau, galiu palyginti šiek tiek kaip tą mūsų kultūrą darbinę, kokia yra dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje, mūsų įmonėse versus kitur. Tai jeigu yra įsivaizdavimas koks nors, kad pas mus čia technologijos prastesnės, kad mes esam kažkuo prastesni Lietuvoje ir tikrai yra geriau dirbti kur nors kitur, tai galiu ranką prie širdies pridėjęs, kaip lietuviai sako, kad tai tikrai netiesa. Aš pasakyčiau iš to, ką matau, kad mes kai kuriuose vietose esam ir galvo aukščiau nuo kolegų kitose šalyse, kaip ir kaip organizuojam gamybą, ir kaip procesus organizuojam, ir kaip įvykdom projektus. Tai ta prasme, jeigu yra netgi tobulėjimo klausimas, galvotų kas nors, kad čia Lietuvoje nepatobulėsi, tai galiu 100% pasakyti, kad tai toli gražu nėra. Tiesa, Lietuvoje gali išmokti daugiau, negu galbūt dirbdamas ir kitoj šalyje. Ir dėl R&D, ir čia buvo dar šitas klausimas, tik susideda, man atrodo, ir apie kompetencijų poreikius, ne, tai mes... Greičiausiai mes gražiai perėsim ir į trečią klausimą, kad dėl ko būtent Thermo Fisheris taip iššovė smarkiai, čia žmonės klausia, ir kokių specialistų labiausiai reikia, kas labiausiai lėmė tą tokį iškilimą Lietuvoje. Tai čia Justinai leisiu tau pailsėti tokiu atveju, pabandysiu trumpai atsakyti. Tai irgi klausimas tai. Iš tikrųjų gražus perėjimas, nes ta darbo kultūra, sakyčiau, vienas iš arba kitaip pradėsim to, kad žmonės su vizija ir žmonės. Tai aišku, tada, kai Thermo Fisheris acquisitions buvo arba nusipirko fermentą, tai čia prieš 15 metų, 2010, aš jau dirbau tada fermente, tai atsimenu tą istoriją, tai taip kaip aš matau, iškalbėjau, tai yra pagrindė žmonės ir potencialas, kurį pamatė. Ir jisai su kaupu pasiteisino, jeigu taip žiūrint per tos 15 metų, kad ir kokie mes, taip žiūrint Lietuva, Thermo Fisherio žemėlapį netgi ir viso pasaulio būtume maži, ne? Tai parodėme, kokie esame inovatyvūs, kokie ambicingi, pilni naujų idėjų, pažadam viską, ką padarom, įgyvendinam greičiau negu reikia arba prašo, tai daug gerų dalykų ir COVIDas yra geras pavyzdys, dalis gal irgi iš jūsų yra girdėję, tai per COVIdą mes gamybą tiek padidinom mastelius 1000 kartų tų produktų, kuriuos turėjom, tuo pačiu pastatėm ir pastą per kelis mėnesius, suvaldavom technologijas, ko kiti kolegos tiesiog žiūri ir negali patikėti, kad tas apskritai yra įmanoma ir galėjo būti įmanoma dar COVIDo laikais. Tai neminint ir Šingo, jeigu tie, kas nežinote, Šingo mes vadinam Nobelio premiją Lean kultūroje, toksai, tai esam Vilniaus padalinys vienintelis Thermo Fisherio visam, kuris turi tą apdovanojimą ir tarp jeigu žiūrėtum tarp panašių kompanijų, tai ten tokie grandai kaip Roche, jau nekalbu apie automobilių pramonės ir nėra jų daug, kurios yra gavę nuo 2017 metų tą aukščiausią apdovanojimą. Tai neminėsiu įvairių projektų, tai tikrai daug. O kalbant apie antrą tą dalį, kokios galbūt specialybės, tai jos yra besikeičiančios ir priklauso ir nuo etapo ir dabar gal labiau yra tas į mokslą, pavyzdžiui, mes sukūrėm neseniai tas įsteigtas yra analitinės masių spektrometrijos ir analitinės chromatografijos mokslinis centras, tai drįsčiau teikti
vienas geriausių, tikrai regione geriausias ir didžiausias greičiausiai, bet ir bendrai Thermo Fisher, kur turim naujausią įrangą maspekų, chromatografų analitinių ir kitos analitinės įrangos ir čia mokslininkų ieško iš viso pasaulio, nes Lietuvoje tokių nerandam. Tai nuolat yra gamybos, technologijų, reguliatorikos, vadybos, tai būna 100 specialybių priklauso nuo stacijos irgi yra. Mums būtų labai įdomu, Dariau, čia atskirą laidą būtų galima padaryti apie Thermo Fisherį, bet mes žinau, kad turim gana griežtą struktūrą, turim labai daug. Taip. Galėčiau kalbėti daug, bet taip, duokim Justinui laiko. Net nepėjau, Dariau. Ir taip įdomi kalbėtumėt, kad visi prilipę būtų. Bet kaip tik Justinas pasakojo, kad susidurėt su ta problema, kad ieškot žmonių net ir iš Vokietijos. Tai būtent ir klausimas yra susijęs su tuo. Sako, kaip sparčiai augančios Lietuvos biotechnologijų įmonės konkuruoja dėl talentų su pasauliniais vardais? Ar kandidato atrankai ieškoti 100% reikalavimų atitikties? Tai galbūt per atlyginimą, galbūt dar kažkaip, kaip laimi tą konkurenciją dėl kandidatų? Galbūt taip atsakysiu, kad didelių iššūkių neturim šitoje vietoje. Ir aš taip, eidamas į šitą laidą, pagalvojau tokį dalyką. Mes nežinom daug ko, kas vyksta kitur. Ką aš turiu omeny, kad jeigu yra žmonės, kurie yra užsienyje ir galvoja apie savo sugrįžimą, tai kad jie galvoja apie tą savo sugrįžimą, jie žino patys. Ne? O mes apie tai nežinom. Ir mes kelbėme tam tikras pozicijas, kur priemam žmonės, jie kandidatuoja, paskiau po kažkokio laiko mums parašo nemažai žmonių, kad esu toks ir toks, arba tokia ir tokia, mano toks CV, tokia patirtis. Ir mes jų net paklausėme, ar galime, kadangi pagal GDPR-us, visus, ar galime jūsų CV pasilaikyti, kai mes turėsime kažkokią poziciją, nes šiuo metu kūrėme, kadangi didėjom kaip kompanija, kūrėme ir naujus tam tikrus skyrius, padalinius, kad tas augimas būtų ir dinaminis, ir tam tikrus procesus galėtume tvarkytis, tai daug naujų kompetencijų paprasčiausiai įtraukinėjom į kompaniją, kurių anksčiau nebuvo dėl jos dydžio. Tai kaip ir minėjau, kad turim 17 atrankų, bet jeigu kalbant apie užsienį, tai kadangi užsienį plečiamės, tai ten ieškome gyvenančių žmonių. Ir jau mes tada jau ten neskirstom ar lietuvis ar nelietuvis. Tai čia viena vieta ir paskatinčiau galvojančius apie grįžimą pakontaktuoti, galima kaip pavyzdys ir mane LinkedIn'e pasiekti arba susikonektinti, parašyti žinutę, nes kartais tu net nežinai, kad yra kažkas tavo netvarke, arba kas galvoja grįžti, jeigu netyčia kažkur tai skelbimas išeina, tada gal atitinka fitą. Antras momentas tai yra dar netgi pas mus atranka įvyksta jos nepaskelbus. Tai yra mes jau turime savo rate žmonių, su kuriais bendrauja arba su kuriais palaikai ryšį. Na ir net neini per tą visą atranką, kad dar susirinkti pakankamų kandidatų, visą kitą atitinka ir važiuojam. Nes, tai ir laiko trunka, kad atrankas daryti. O jeigu žiūrėti iš mūsų pusės, tai pas mus tiek ir pardavėjų įvairiom kalbom reikia, tiek ir mikrobiologų, biotechnologų, aš čia gal tokiam bendrom frazėm sakau, ir bioinformatikai. Ir net vykdom, kadangi tarptautinius projektus su kitom užsienio mokslo institucijom, tai dažnai matome, kas pas mus bus ateityje, tai yra pipeline per metus arba 2. Ir tikrai rekomenduoju pasikonektinti tiek ir su Darius irgi gali kažkur tai nukreipti, o kuo mes galbūt įsiskiriam, kai yra su tarptautiniais brandais arba su užsienio kompanijom. Tai aš manau, kad kiekviena kompanija savo randa kelią. Tai ką mes tikrai pažadam, kad dinamika ir nuobodų nebus. Pokyčiai, pasikeitimai visur tas pats yra, tai kai ypač ir esi augime arba naujų projektų paleidime, tai visą laiką yra ką veikti, nuobodų nebus. Fantastika. Vyrai, labai norim padėkoti. Dar kartelį žiūrovams noriu priminti, kad galite LinkedIn'e surasti Darių Mažiką, jeigu galvojate, kad Thermo Fisheris gali būti jūsų kita darbovietė, kreipkitės
į Darių Mažeiką. Jeigu galvojate, kad Nando galėtų būti jūsų kita darbovietė, Justinas Taruška, o jeigu užmiršite galų gale šių vardų vyrus ir pavardės, visada galite išsiųsti elektroninį paštą į aukštos kvalifikacijos atrankos skyrių, tai yra akiatrankos@uzt.lt. Mane galima rasti per Justin Taruską, Justinas Taruška neras LinkedIn, bet arba Taruska įves prastų. Taruska, supratau. Gerai, vyrai, ačiū Jums labai smagu buvo išgirsti Jūs, labai smagu buvo pamatyti Jūs, palinkėsiu Jums didžiausios sėkmės, labai tikiuosi, kad mūsų transliacija padės atrasti būtent tuos aukso grynuolius, kurie padės tiek ir Nando, tiek ir Thermo Fisher pakelti dar aukštesnės aukštumas. Ačiū Jums labai, atsisveikinsiu Jūs, nuleisiu žemyn tiek ir Darių, iki Darių, tiek ir Justina. Ačiū Justinai, sėkmės Jums ir norėčiau eiti mums toliau prie mūsų pokalbio struktūros. Tai kitas kalbėtojas bus Simonas Černiauskas ir Andrius Pliškaitis. Simonas yra čia, o Andrius yra čia. Sveiki, vyrai. Sveiki, dar kartelį. Dovanokit, kad teko palaukti. Simonai, aš žinau, kad jūs esat kažkur tai ne Lietuvoje. Ne, aš iš tikrųjų sugrįžau į Lietuvą, dabar darom turą po Lietuvą, vidurio vakarų Lietuvą, iš Klaipėdos ką tik pervažiavom į Kauną ir kaip tik reklamuojam naujai atsirandančius instrumentus finansinius dirbtinio intelekto diegimui ir kūrimui Lietuvos pramonės ir IRT kompanijų veikloje. Aš galvoju, kad jūs Amerikoje dabar esate. O Andrius labai gražus fonas, atrodo, kad net jisai ištirpęs tarp tų kvadračiukų. Tai, ačiū, aš tai Lietuvos, taip sakant, sostinė Vilniuje, tai mes čia pasidalinę dabar su Simonu geografiškai. Klausykit, vyrukai, girdėjo greičiausiai prieš tai buvusius pristatymus, tiek Thermo Fisheris, tiek ir Nando, tikrai įspūdingi žmonės, įspūdingi verslai, bet aš norėčiau pakalbėti su jumis. Kaip ir kalbėjau, daugybę klausimų gavom, neįsižeiskit tie, kieno klausimų neperskaitysim, bet mes esame atrinkę mūsų asmeninę nuomonę, pačius geriausius. Tai man atrodo, nelaukiant galim pradėti nuo pačio pirmo klausimo. Kaip tik apie tyrimą, va čia yra bėgati eilutė, kaip tik aprašo tyrimą. Jūsų atliktame tyrime IRT sektoriaus poveikis Lietuvos ekonomikai 2025 metai pabrėžima, kad IRT sektorius tampa vis reikšmingesnė Lietuvos ekonomikos dalimi. Ir iš to išeina klausimas. Kokius mato pagrindinius veiksmus, kurie galėtų išlaikyti šį augimo tempą artimiausius 5 metus, ypač atsižvelgiant į globalius technologijų pokyčius? Tai man atrodo, reikėtų šiek tiek papasakoti apie IRT sektorių, apie tyrimą ir tada bus galim perėti prie šito klausimo. Kas norėtų, ar Simonas, ar Andrius? Aš galbūt galiu pradėti ir manau, kad Andrius, kadangi jis tiesiogiai dalyvavo projekto šio tyrimo rengime, tai tikrai galės nueiti į detalės. Tai gal, iš tikrųjų, keli tie tokie akcentai, tai mes analizavome paskutinių 6 metų laikotarpį, kai kuriais atvejais ten pjaustėm dar šiek tiek giliau. Ir, galima sakyti, ir pagristai, tai nėra nuomonių tyrimas, tai yra duomenimis grįstas tyrimas, mes naudojamės duomenų agentūros, Sodros, mokesčių inspekcijos, banko duomenimis. Tai, ir TS sektorius išgyvena tikrai aukso amžių. Ir iš, to tokio nišinio, turbūt, ekonomikos elemento, taip, 10 metų atgal bendroji BVP pyrago struktūrai sudarė apie 2,5% ir 24 metais siekė jau 5,4%. Ir taip pat matosi, kad vėl, jeigu palyginsi su, tarkim, kitomis šakomis, palyginsi su kitomis industrijomis, tai vėlgi tie augimo tempai yra tikrai vieni iš intensyviausių. Įmant kitus rodiklius, pavyzdžiui, tą pačią pačią pridėtinę vertę, tai per 6 metus tas kilimas buvo 2,5 karto. Eksportas, ir jūs teisus visiškai, aš visai ką tik grįžau iš valstijų ir ką tik iš Kanados, tai mes tikrai labai daug laiko praleidžiam tarptautinėse vandenyse. Tai eksportas per 6 metus augo 4,5 karto ir, tarkim, būtent valstijos yra ta numeris 1 rinka, kur maždaug 1/4 viso eksporto nukeliauja. Pati darbo rinka, vėlgi, pats darbuotojų kiekis padidėjo virš 60%. Ypatingai padidėjo tarptautinių profesionalų kiekis ir jisai per tą 6 metų laikotarpį augo daugiau negu 5 kartus. Ir atitinkamai, aišku, tai turi implikacijas ir kitiem rodikliam, tiem patiem mokesčiam sumokamam,
atlyginimų augimas yra kažkur 2-2,5 karto aukštesnis negu tas nacionalinis vidurkis. Ir jeigu taip tada einant, be abejo, jūs visi galite tą tyrimą, matau čia bėgant eilutę, bet atsidarę mūsų puslapį, jūs irgi pačiu pirmu skelbimu. Infobalt.lt, ne? Infobalt.lt, taip. Tai pamatysite tiek lietuvišką versiją, tiek jeigu nueisit į anglų kalbą, tai anglišką versiją. Ir jeigu jau einant prie to atsakymo jūsų tą pradinį klausimą, tai ko mums reikia, kad išlaikytumėm tą spartą, tai iš esmės reikia, mes tokius turbūt 5 dalykus formulavom ir jie yra pakankamai makro, bet yra svarbus. Tai visų pirma, tai yra labai svarbu palanki ir draugiška tiek verslo, tiek ir apskritai reguliacinė aplinka. Ir vėl čia turbūt neįsiu labai detalės, nes mes galėtume visą tą laiką suvalgyti, bet čia toks yra vienas iš tų pirmų prerequisites. Toliau yra, mes šiandien kalbam irgi apie talentų, apie diasporos pritraukimą ir tas vystymas ekosistemos talentų, tai yra tiek pritraukiant lietuvius, tiek pritraukiant tarptautinius talentus, tiek taip pat auginant jau čia esančius talentus. Tai yra vienas iš irgi tų kertinių elementų. Tada prieiga prie kapitalo, ir kad ir ką mes čia turėsime omeny, ar bankus, ar VCs, ar rizikos kapitalą, ar kitas priemonės. Ir tas R&D arba tos lietuviškai yra tas keiksmažodis MTEP vystymas, tai yra taip pat. Ir toliau vėlgi tas pats eksporto vystymas, palaikymas. Ir dienos pabaigoje, aišku, mes irgi niekur nenueisime, jeigu neinvestuosime į dirbtinį intelektą. Tai šitoje vietoje yra daug labai gerų pavyzdžių. Tas pats dirbtinio intelekto fabrikas, kuris ką tik Europos Sąjungos patvirtintas, irgi yra viena ta prielaida. Tai tiek turbūt nesakau, nes noriu visą eteriją suvalgyti tam tyrimui. Aš labai stipriai tikiu, kad jeigu jūs galėtumėte papasakoti bent jau 1% tai, ką žinot, čia netiltumėm į parą laiko, man atrodo. Ne? Kaip tik užsiminėt šiek tiek apie dirbtinį intelektą, apie mokymus, apie mokymasi ir kaip tik greičiausiai studijuojantis paklausė tokį klausimą. Sako, kokia šiais ir artėjančiais metais numatoma duomenų mokslus baigusių studentų paklausa. Tai greičiausiai kažkas mokosi duomenų mokslus ir galvoja, kiek paklausų tokie studentai yra. Tai gal Andriui duokim pakalbėti šiek tiek. Taip, tai galim mes pakalbėti truputį apie tendencijas ir dalį iš tų tendencijų mes pamatėm tyrimo metu to paties, kurį aptarėm pradžiai. Tai, neskaitant to bendro augimo, sakykime, ir keitėsi ir, tarkim, profesionalų ar kvalifikacijų struktūra bendrai. Tai aišku, labai daug to augimo sąlygoje, sakykime, didžiąją dalį absoliučiai programinės įrangos segmentas. Ir tas turbūt labai aiškiai jaučiasi ir jaučiasi dar, ta prasme, jautėsi tuo metu ir jaučiasi ir dabar, kad tai, tas sektorius labai turi gerą pagreitį, bet kas augo irgi gana stipriai, tai ir kitos kvalifikacijos, kurios yra, sakykime, ne IRT sektoriaus jau. Nes, tarkim, fintech visos kompanijos jos nepriklauso pagal statistiką, pagal savo veiklą IRT sektorių, jos yra finansų ir draudimo sektoriaus žaidėjai. Nors, sakykime, nemaža dalis, kaip mes pamatėm tyrimo metu, nemaža dalis žmonių, kurie turi tas kvalifikacijas su skaitmeniniam technologijom, jie dirba kažkur kituose sektoriuose ir padeda jas taikyti. Tai, sakykime, duomenų mokslas yra būtent ta kvalifikacija, kur pačios IT kompanijos gal mažiau netgi joms reikia tų duomenų mokslininkų negu tiems, kurie jau taiko savo konkrečioje srityje tas technologijas ir naudoja tos duomenys. Tai čia yra, sakykime, viena pusė yra inžinierija, kita pusė yra taikymas. Tai klausimas, jeigu tu esi duomenų inžinierius, tai, sakykime, galbūt tu ten vienoje pozicijoje dirbi, jeigu esi nori dirbti duomenų analitikų, tai labai tikėtina, kad tu kažkokios srities, tarkim, ar sveikatos duomenų, ar kažkokių statistinių duomenų analizės, tarkim, ta pati valstybės duomenų agentūra, visai kito pobūdžio darbus darė prieš 10 metų, lyginant su tuo, kas yra dabar ir kokią turi platformą ir kokia yra galimybės, kokias, sakykime, atsiveria žmonėms dirbti su duomenimis tokioje aplinkoje. Tai mes matom, pavyzdžiui, labai konkrečiai apie programuotojus ir testuotojus, jų ten per 6 metus išaugo dalis, kokiais 7% punktais iki gero 5% turbūt iš sektoriaus darbuotojų,
bet, pavyzdžiui, sistemų analitikų, duomenų bazių specialistų skaičius augo ten 40-60%, tai vat yra tos kitos kvalifikacijos, kurios susiję yra su IT tiesiogiai, tai jos augo gana ženkliai. O šiaip, na, tarkim, su duomenų analitika matyt labai daug poreikio tokio atsiranda, ar, nu, sakykim, su duomenų inžinerija, galbūt netgi, sakyčiau, atsiranda iš to dirbtinio intelekto jau tokio bangos, kuri jaučiasi labai stipriai ir Lietuvos kompanijose, daug startuolių, daug įmonių brandžių bando ir kūrė tuos produktus ir ten reikia tiesiog, ten viskas veikia didelių duomenų pagrindų. Tai gal... Aš čia, kai Andrius atsakinėjo į klausimą, aš jau iš karto ir trečią klausimą įjungiau, kaip tik trečias klausimas buvo apie kompetencijų trūkumą. Tai greičiausiai paminėjo Andrius savo pristatymę labiausiai trūkstamas, bet tik tai mums liko į trečią klausimą atsakyti tik tai į antrą dalį. Tai žmonės paklausė, kokių kompetencijų labiausiai trūksta IT skyriuje. Ir kaip asociacija mato būdus spręsti šį atotrūkį tarp formalaus išsilavinimo ir praktinių įgūdžių. Tai greičiausiai žmogus paklaus nori, kad dažniausiai baigia universitetą, šiek tiek trūksta praktinių įgūdžių ir jeigu iššok į tą važiuojantį traukinį, reikia gerai taip įsibėgėti. Ar turi kažkokią tai strategiją, kaip spręsti tą dalyką, galbūt kažkokios stažuotės, dar kažką? Galite pakomentuoti šiek tiek? Tai matyt, ką mes galim iš savo pusės pasakyti, nes jau 14 metų dirbam su tokiais darbo rinkos ir tų įgūdžių, kurios švietimo sistema padeda įgyti atitikimu darbdavių poreikiams. Tai yra pirmiausia tie tiltai ir kažkokia Infobalt kaip bendravimo platforma, nes mes vienijam ne tik tai kompanijas, mes vienijam ir universitetus, kolegijas, visus mokymo kursų teikėjus, tas coding schools, taip vadinamus. Dabar profesinio mokymo atsirado prieš 10 metų, tokia plyno lauko investicija, galima sakyti, nebuvo programavimo profesiniam mokymą. Ir visi tie veiksniai labai padėjo lankščiai reaguoti tą staiga užaugusi skaitmenizavimą kaip tokia mega tendencija ir užaugusi poreikį specialistų. Tai tas mūsų visom prasmėm augimas išskirtinis yra lyginant su visais sektoriais ir nebūtų įvykęs be to, kad atėjo didelė masė žmonių, labai daug jaunų žmonių atėjo. Dabar, tarkim, mes esam turbūt IT sektorius mūsų jauniausias yra Europos Sąjungoje. Mes esam numeris 1 pagal žmonių skaičių, daugiau pusė, reiškia, mūsų darbuotojų yra jaunesni negu 34 metų. Tai, sakykime, labai daug dinamikos tam sektoriui ir tas atsispindi ir skaičiuose. O pavyzdžiui, ar yra jūsų kompanijoje dirbančių žmonių atvažiavusių iš užsienio universiteto, pavyzdžiui, įgijusių išlavinimą? Nes kaip tik mes turime klausimą, pavyzdžiui, kaip vertinate užsienyje patirtį įgijusių lietuvių įstraukimą į šalies skaitmeninių inovacijų projektus? Ar tokia praktika jau vyksta ir kokios formos gali būti veiksmingiausios? Tai greičiausiai kažkas studijuoja, norėtų grįžti ir va tokį neaiškumo klausimą turi. Jo, tai aš tai sakyčiau ir be abejo, Andriau, papildyk mane, kad faktas, kad tarptautiniai talentai, lietuviai, kurie įgijo tą tam tikrą patirtį ar studijavo, ar kažką jau ir dirbo užsienyje, tai faktas, kad turi vertinės, vėlgi atneša dažnai savo ir kontaktus, ir savo tą kultūrinį tam tikrą lauką, tam tikrą matymą klausimų arba problemų. Ir tų formatų labai įvairių, čia vėlgi turbūt labai priklauso nuo tos patirties atnešamos, kiek jinai yra, tai vėl, jeigu tu labai daug patirties turi, tai tu ten gali būti ir kažkoks mentorius, arba tu gali padėti investuoti, arba padėti darinėti rinkas. Jeigu tu esi studentas, ką tik baigęs studijas, tai man tokia viena turbūt didžiausia įspūdį ir labiausiai sveikintinų programų vystomų, kaip galima būtų paminėti, Kurk Lietuvai. Tai vėlgi yra formatas, vystomas tos pačios Invest Lithuania, palaikomas ekonomikos ministerijos, ir iš esmės tai yra apie tų jaunuolių, kurie nori daryti kažką daugiau ir prisidėti prie tos Lietuvos vystymosi ir taip pat ir skaitmeninės dalies vystymosi platformą. Ir čia tų pavyzdžių labai daug. Mūsų buvęs kolega, tas pats Paulius Vertelka, kuris šiuo metu yra Google regioninis, tai yra Europos ekonomistas, jisai prieš kurį laiką vadovavo tam pačiam Infobaltui ir jis atėjo iš Kurk Lietuvai. Tada
visai lė kitų šviesių žmonių, tiek dabar dirbančių su dirbtinio intelekto strategija ir tais pačiais minėtais fabrikais ekonomikos ministerijoje, tiek netgi buvęs ekonomikos ministras Lukas Savickas, dabartinis Seimo narys, kuris irgi daug prisidėjo prie transformacijos, yra to, arba tas pats parlamentaras, irgi Sinkevičius yra alumni tos programos. Tai čia netgi mano sesuo, aš dabar kalbėdamas prisiminiau ir pagalvojau, kad irgi jinai pabaigus, tai tikrai toks šviesus, geras modelis įtraukimo į tą Lietuvos transformaciją tiek skaitmeninę, tiek ir ne tik. Fantastika. Tai būtent dėl to mes ir darom šitą transliaciją, kad mes labai tikimės, kad žmonės gyventis užsienyje pamatys profesionalai, pamatys jūs, pamatys jūsų degančias akis, pamatys tą tokį atvirumą, nuoširdumą, tą kvietimą grįžti atgal ir galų gale sėdėdami žmonės kažkur tai Urugvajui arba dar kažkur Olandijoje sugalvos grįžti pas jūs ir padės jums kelti Infobaltą dar aukščiau. Simonai, Andriau, labai dėkoju Jums už pristatymą. Dovanokit, kad nedaviau valandos laiko. Aš puikiai suprantu, kad Jūs galite kalbėti labai daug apie tą dalyką, kur myli. Paskutinis klausimas. Jeigu norėtų tiesiogiai susiekti žmonės, ar gali padaryti elektroniniu paštu ar per LinkedIn? Tai manau, kad LinkedIn'as patogiausia, taip pat yra mūsų puslapyje ir tas mūsų elektroninis paštas, tai galite naudoti visas priemonės. Aš LinkedIn'o fanas turbūt šitoje vietoje, bet tai susikonektinkime ir kalbėkime. Pone Simonai, dar kartelį noriu atskirai padėkoti Simonai Černiauskui, žmogui grįžtam iš Čikagos, iš tolimų kelionių prisijungusiam prie mūsų asociacijos Infobalt CEO. Ačiū Simonai labai. Noriu padėkoti Andriui, pasirinkusiam tokį gražų foną. Andrius yra asociacijos Infobalt ST ir švietimo komiteto koordinatorius. Ačiū vyrai, labai tikiuosi, kad mūsų transliacija padės pasiekti dar daugiau žmonių. Aš tada nuleisiu jūs žemyn po truputį. Ačiū Andriu, viso geriausio. Simonai, ačiū, viso geriausio. Toliau mes pakviesime mūsų prezentacijai Alą Minkevičienę. Ala, aš norėčiau pasisveikinti su jumis. Labą dieną, Ala. Sveiki visiems. Labai gražus backgroundas. Taip. Tai yra mūsų backgroundas, kurią atstovaujant Vakarų laivų gamyklos įmonių grupę, kuri yra Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos narė. Fantastika. Ala, aš dar prieš pristatant jūs, beje, Ala yra asociacijos Linpra atstovė ir Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės personalo direktorė, tai greičiausiai dėl to laivų gamykla yra parodyta už nugaros. Aš norėčiau iš tikrųjų kreiptis į mūsų žiūrovus. Aš paklausiau klausimą jūsų, jūs mums pradėjot atsakymus rašyti, bet kažkas atsitiko StreamYard transliacijai ir aš nematau jūsų komentarų. Bet aš turiu labai gerą kolegę Agnę, kuri parodė, kad jūs žiūrite ir iš Urugvajaus, ir iš Olandijos, ir iš Didžiosios Britanijos žiūrite, ir žiūrite iš Australijos, ir žiūrite iš Škotijos, ir žiūrite iš Kanados, iš visų šitų šalių. Taip kad, ponios ir ponai, parašykite, jeigu ką tik tai prisijungite, parašykite, iš kokios šalies žiūrit. Agnė, parašyk man skrinšotus dėk ir mes tada galim su Ala tęsti mūsų pokalbį. Ala, jūs pati Klaipėdoje gyvenat? Taip, Klaipėdoje. Užaugot Klaipėdoje pati? Ne, aš esu iš Biržų krašto. Iš Biržų krašto. Labai graži transformacija iš Lietuvos aukštaitijos į vakarus, ne? Taip. Ala, aš jau kiekvieną kartą pasikviestamas svečius į mūsų pokalbių kambarį paminiu tokį dalyką, kad mes gavom tikrai labai daug klausimų, žinokit, pasipylė klausimai tuntais, bet mes atrinkome tuos tokius pagrindinius, pagal kuriuos būtų galima padaryti kažkokią prezentaciją, papasakoti apie tam tikrą sektorių ir taip pakviesti žmonės iš užsienio atvažiuoti būtent pas jūs, pavyzdžiui, šiuo atveju. Taip kad, man atrodo, pradėsim nuo pačio pirmo klausimo ir inžinieriai yra labai svarbus dalykas ir būtent žmonės klausia, sako, kaip šiandien transformuojasi Lietuvos inžinerinė pramonė? Nuo tradicinės gamybos iki išmaniųjų technologijų, robotikos ir automatizacijos ir kokių gebėjimų reikia naujos kartos inžinieriams. Gal šiek tiek paklausti, nes man atrodo, tie inžinieriai, kurie baigė anksčiau ir dabar yra labai didelis toksai skirtumas greičiausiai. O inžinerinės žinios, tai matyti vis tiek jos daugmaž pagrindas išlieka tas pats, tačiau laikmetis, kuris yra dabar ir į kurį mes žvelgiam į ateitį, jisai suponuoja tam tikrus gebėjimus ir kompetencijas, kurias mes turim privalgyti, išmokti papildomai. Tačiau, kaip ir kiti kalbėtojai paminėjo, iš esmės kiekvienas verslas norintis judėti į priekį, jis negali stovėti vietoje, jis turi kažkaip tai mąstyti ir galvoti, kaip
tą verslą savo, sakykime, keisti, transformuoti, tai žinoma, neapseinama be skaitmenizacijos, automatizacijos, robotizacijos, atitinkamai pramonės 4.0 sprendimų taikymo, mokslinė eksperimentinė veikla, kur yra ieškoma sprendimų, sakykime, esamoms problemoms spręsti arba, sakykime, kažkokiems naujams produktams ar paslaugoms kurti. O tikrai verslai juda į priekį, diegdami skaitmenizuotas linijas, automatizuotas linijas, paprasčiausiai atrodo suvirinimo robotai. Diegiant tokias linijas, jie iš tikrųjų padeda įmonėms augti, keistis, tobulėti ir matyti, rasti naujus sprendimus. Tendencija, aš labai trumpai pasibėjau tokia tendencija, kad robotika keičia žmonių darbą, kad kuo daugiau robotizuota viskas, tuo našiau viskas vyksta. Matyt, čia priklauso ir nuo sričių, bet, sakykime, jeigu žvelgti į mūsų sritį, kur aš pati atstovauju laivų statybą ir remontą, tai žmogus ten nieks nepakeis. Galima diegti tam tikras robotinės linijas, tačiau žmogaus poreikis ten visą laiką išliks. Tai matyt, bijoti, kad robotizacija ar automatizacija pakeis žmogų, tai gal tam tikrose srityse, tam tikrose etapuose, procesuose, bet visiškai žmogaus pramonėje nelabai galima būtų pakeisti šiandienai. Jūs labai gražiai įvedėte, taip perėjote prie antro klausimo, lyg tai išduotumėt, kad būtų parašyta ir žmonės klausė būtent šiek tiek ir klausė tokį dalyką, sako, kaip Lietuvos inžinerinės pramonės įmonės sprendžia darbuotojų ir rengimo problemą. Ar bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, ar kuria vidinius mokymo centrus ir ar yra vietos ekspertams iš užsienio. Ir turėtų klausukas, bet jau baigėsi įmonė. Tai tiesiog, ar turit kažkokią tai sistemą, kaip sprendžiat darbuotojų rengimo klausimus? Pačios mokslo įstaigos jos organizuoja kiekvienais metais karjeros mugės, kur verslai pristato save, bet tai yra tik viena iš galimybių. O kita veikla yra, kai įmonės kreipiasi į universitetus ar kitas mokslo įstaigas dėl kažkokių, sakykime, tyrimų, bendradarbiavimo, kuriant tam tikrus produktus. Ir matom, kad tas bendradarbiavimas jis yra augantis ir didėjantis. Taip, universitetai dar yra skaitomi ir matomi, kad yra mokslo įstaigos ruošiančios, perduodančios teoriją, tačiau mes kaip praktikai manom, kad jeigu žmogus yra motyvuotas ir norintis, kaip sakoma, nuvers kalnus, tai atėjus į konkrečią įmonę, jį galima tikrai apmokyti konkrečių įgūdžių, kas yra reikalinga konkrečiam verslui. Bet jeigu yra pagrindai sudėti teisingi ir tinkamai, tai potencialas iš tikrųjų yra didžiulis. Tačiau nepaisant to, įmonės pačios kuriasi taip pat ir mokymo centrus vidinius, kurie, sakykime, tenkina tam tikrus, sakykime, gal profesinius poreikius, kuria akademijas. Mes patys Vakarų laivų gamyklos įmonių grupiai turime ir pardavimo akademiją, pardavėjo akademiją, projektų valdymo akademiją, kuri padeda tobulėti būtent šitose sritise, atitinkamai suteikiant galimybės auginti tas kompetencijas ir įgūdžius, kurie reikalingi dabartiniam verslo kontekste. Tai veikla su mokslos įstaigomis jį yra, bet įmonės tikrai nesnaudžia ir žiūri, kaip jos pačios galėtų viduje savo pagelbėti. O sakykit, Ala, jūs kaip įmonės grupės personalo direktoriai, jūs greičiausiai susidurėte su labai daug skirtingų žmonių ateinančių į įmonį dirbti. Ar pastebėjote tą tendenciją, kad padaugėja žmonių grįžtančių iš užsienio? Ir jeigu pastebėjote, ar tai yra geras dalykas, ar tai keičia įmonės vidinė kažkokia tai kultūra, ar tai yra kaip tik stabdis, kaip galėtume pakomentuoti tokį dalyką? Mūsų patirtis yra tik tai teigiama šiuo klausimu, šią temą, kada iš tikrųjų esame įdarbinę ne vieną grįžusį iš užsienio ir gamybos darbų vadovus, ir pardavimų vadybininkus. Kur daugiausiai grįžta off topic? Įvairiai, žinokite. Tai aišku, pirmiausia, kai užsidarė Anglija, tai buvo didelis grįžimas būtent iš tų sričių, bet mes turime ir iš Čekijos, ir iš Anglijos, ir iš Airijos. Ir, sakykime, Skandinavijos šalių, tai ne naujiena. Ir iš tikrųjų matom, kad jie kaip tik įneša ir to kultūrinio pokyčio, tokio, sakykime, suvokimo, padeda ir komandai kitaip, gal sakykime, vieni kitus matyti.
Ir kas, aišku, yra labai svarbu, kad atvykus tiems žmonėms įmonė padėtų jiems integruotis į pačią įmonę. Tai yra be galo svarbu. Bet kaip ir minėjo anksčiau esantis kalbėtojai, mes turim daugiau žinoti apie tuos, kurie nori sugrįžti. Ir, kaip sakoma, galima, jeigu, sakykime, asmuo nusprendęs grįžti ir jisai tik po metų mato save, gal jisai po metų tik grįžti, tai tikrai skatinčiau kreiptis, kalbėtis, pradėti analizuoti, nagrinėti, kokios yra galimybės, taip, nes, iš tikrųjų, pramoniai yra didžiulės galimybės. Pasakykite, Ala, jūs taip gražiai pradėjote kalbėti apie integraciją, aš jau net buvau ištraukęs trečią klausimą, bet šiek tiek nukrypo tema, tai aš norėčiau grįžti prie integracijų klausimo. Yra klausimas apie integravimąsi ir apie tokį gal vidinį neramumą, tai mes jį galim uždaryti, man atrodo, tą vidinį neramumą, atsakydami šitą klausimą. Ar tarp Limpra narių yra įmonių, kurios turi patirties integruojant grįžtančius iš emigracijos aukštos kvalifikacijos inžinierius ar projektų vadovus ir ar siūlomos tam tikros minkštosios priemonės? Kaip jūs pavyzdžiui, įsivaizduojate, ar tai galėtų būti relokacijos pagalbai ir panašiai, ar turite kažkokią patirtį, pavyzdžiui, kaip padeda žmonėms? Taip, tikrai turim tą patirtį ir galiu pasidalinti gerąją tą patirtimį, kada visai neseniai iš tikrųjų turėjom projektų valdymo departamento vadovą, kurį įsidarbinom į laivų remonto įmonę. Asmuo grįžęs į Lietuvą, visiškai nedirbęs laivų remonto srityje, tačiau buvo nuspręsta įvertinus būsimo darbuotojo asmeninės savybės, tam tikras, sakykime, profesinės žinias, techninės žinias, jam pasiūlyti darbą ir iš tikrųjų matom, kad tinkama naujoko adaptacija, tinkamas požiūris tų pačių kolegų, sakykime, pagalba padeda tam naujam žmogui integruotis į pačią įmonę. Ir taip mes turim ir siūlom ir tų minkštųjų kompetencijų, sakykime, mokymus. Pas mus yra talentų akademija, kuri trunka 1,5 metų, kur galima minkštasias kompetencijas ugdyti, suteikiant galimybės darbuotojams, sakykime, turintiems ambicijų augti į vadovus. Fantastika. Ir dar man atrodo, vienas pagrindinis dalykas yra tas, kad jeigu grįžtate iš didžiulio miesto Londonas, kur yra ten 5 ar 10 milijonų gyventojų, atvažiuoti į Klaipėdą, dingsta kamščiai, viskas yra ranka pasiekiama, geras oras visą laiką ir besišypsantis kolegos, ne? Geras oras ne visada būna čia. Aš jau mačiau, kad šiek tiek gal perlinkau to pozityvumą, bet vasara tikrai geras oras. Aš norėjau pasakyti, kad geras oras kvėpuoti, pilna jodo. Bet galimybių čia pasireikšti yra nemažiau. Tikrai galima atvykti ir iš didesnių miestų ir rasti būtent savo terpę, savo pašaukimą, savo galimybės. Ala, įsivaizduokit, pavyzdžiui, dabar yra milijonas žiūrovų ir visi laukia jūsų vieno kažkokio tai patarimo gyvenimiško. Kokį galėtume duoti gyvenimišką patarimą jaunam specialistui iš savo patirties? Ir tai mes gražiai pabaigsim jūsų prezentaciją ir perėsim prie vietą. Palinkėčiau turėti ambicijas ir siekti tų ambicijų įgyvendinimo. Ir netempti sprendimo priėmimo toms ambicijoms įgyvendinti. Jeigu nusprendėt grįžti, taip ir darykite. Labai, labai, labai gražus palinkėjimas iš tikrai gyvenimą perkandusios moteris. Ponas ir ponai, su jumis buvo Ala Minkevičienė, asociacijos Limpra atstovė ir Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės personalo direktorė. Ala, ar gali žmonės jums į LinkedIn parašyti, jeigu turės kažkokį klausimą? Taip, žinoma. Super. Ačiū, Ala, labai tikiuosi, kad kada nors gyvenime teks paspausti ranką jums ir galbūt parodysit, kur Klaipėdoje yra koksai gražesnis takelis prabėgti. Ačiū jums labai tikiuosi, kad transliacija atves naujų žmonių, atsveikinam su Ala ir po truputį galim mes perėti prie mūsų kito kalbėtojo, tai yra Lietuvos gynybos saugumo pramonės asociacijos atstovas Robertas Juodka. Taip, Robertas Juodka ir pas mus Robertas greičiausiai čia yra, jau pasitempęs, pasipuošęs, pasiruošęs. Sveiki, Robertai. Pagarba visiems. Pas jūs labai graži nuotrauka už nugaros. Kas ten yra, šeimina jūsų? Ne, čia tokia kaip ir meno kūrinys, galima sakyti, čia keli meno kūriniai. Mūsų ofise yra daug meno kūrinių, tai čia vienas iš jų.
Labai gražu. Tiem, kas dar nepažįsta Roberto, Robertas yra Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys ir advokatų profesinės bendrijos Neo Legal vadovaujantis partneris. Robertai, jau turim šiokią tokią tradiciją šitoj laidoj. Aš kiekvieną kartą papasakoju, kad gavom daugybę klausimų, atrinkom pačius ir turime 3 pagrindinius klausimus, kurie greičiausiai taip turėtų gražiai padėti jums atskleisti visą jūsų darbo specifiką ir galbūt kažkur tai tarp eilučių pakviesti žmonės grįžti pas jūs. Taip kad pirmasis klausimas, kurį gavom, kurį atrinko, tiksliau, apie gynybos sektorių ir kaip gynybos sektorius Lietuvoje keičiasi dėl naujų NATO ir ES iniciatyvų bei vietinių investicijų. Ar sudėtingas dalykas, pavyzdžiui, naujos iniciatyvos ar kažkas, galite pakomentuoti šiek tiek tą dalyką? Na tai iš esmės aš galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų turim didžiulį sprogimą Lietuvos gynybos pramonės Lietuvoje ir ta gynybos pramonė iš esmės yra labai pažangi, moderni, integruota su pasaulio rinkomis ir orientuota į eksportą. Ir iš esmės labai daug mūsų gamintojų, kurie anksčiau net negalvojo, kad jie yra gynybos pramonė, reiškia, kai suprato, kad šitas sritis yra aktuali ir svarbi, jie puikiai labai surado savo nišą toje pramonėje iš jau esamų gamintojų, tiek elektronikos, tiek lazerių, tiek tie patys vakarų laivų gamykla, su kuria tik ką buvo pokalbis. Jie taip pat yra mūsų asociacijos nariai, taip pat gamina gynybos paskirties laivus. Iš esmės pasaulio eksportui dabar šiuo metu neseniai baigė tik 2 pakrantės apsaugos laivus Singapūrui. Taip, kad iš esmės mūsų Lietuvoje, Vilniuje turime didžiulę teltonikos, elektronikos, aukštosios technologijų elektronikos, reiškia, ir mikroplokščių, taip vadinama PCB, Printed Circuit Boards, gamyba, kur iš esmės faktiškai buvo pastatytas visiškai naujas miestas šalia Vilniaus oro uosto. Tai iš esmės gynybos pramonė vystosi 7 žingsniais ir vien pagal narystę mūsų asociacijoje mes iš esmės į savaitę gauname po 1-2 naujus narius į asociaciją. Jau turime virš 200 įmonių, kurios yra gynybos pramonės, sakykime taip, dalyvės Lietuvoje, lietuviško ir tarptautinio kapitalo. Tai yra akivaizdu, kad tai yra ateitis tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje, nes gal daugam tai nepatinka, bet deja istorija rodo, kad karas ir konfliktai tai yra deja ne istorijos anomalija, o istorijos norma. Taika ir ramybė yra istorijos anomalija, deja. Taip. Ir mes paskutinius 30 metų bandėm, sakykime taip, tą objektyvų faktą paneigti ir užmiršti ir darėme viską, ypač Europoje, kad naikinti savo gynybos pramonę, bet šiuo metu visi labai puikiai suprato, kad tai buvo didžiulė klaida ir reikia atsigręžti prie ištakų. Iš esmės gynybos pramonė visada buvo, yra ir bus žmonijos visos istorijos bėgyje pagrindinis progreso ir išsivystymo šaltinis. Ta prasme, visi išradimai iš esmės yra pirmiausia atsiradę karo paskirčiai, gynybos paskirčiai, ir po to vėliau jie yra pritaikomi civiliniai paskirčiai. Tas pats internetas, dėl kurio mes šiandien su jumis esame, yra sukurtas gynybos tikslais ir po to atsirado kaip civilinė paskirties priemonė. Taip kad Lietuvoje mes tikrai matome didžiulį proveržį toje sferoje, jau nekalbant apie tai, kad šiuo metu arba kitų metų biudžete Lietuva skirs 5,38% BVP gynybai, Europa paskelbė didžiulius 800 milijardų projektus ReArm Europe ir Safe Europe, tai didžiulės programos būtent finansavimo gynybos pramonės ir Lietuva tikrai šitoj sferoje lyderiauja ir lyderiaus ir šitoj vietoj mes, manau, esame tikrai pirmose vietose. Mes neturime tos, sakykime taip, labai tradicinės sunkiausios metalo pramonės išskyrus laivybos pramonę, apie kurią tik kalbėjom. Tai mes čia gal negaminam, sakykime taip, tos tradicinės plieno pramonės neturim, bet kaip šiuo metu matome kare Ukrainoje, tai plieno gamybos pramonė tikrai nebėra svarbiausia gamybos pramonė, o svarbiausia gamybos pramonė yra iš esmės dronų ir bepiločių sistemų, autonominių bepiločių sistemų gamybos pramonė, kurią Lietuva iš esmės mes turime tikrai vieną iš pačių geriausių Europos Sąjungoje ir tikrai labai tiesiogiai visi mūsų gamintojai dalyvauja būtent
fronto linijose tiesiogiai gelbėja, reiškia, Ukrainai prieš naikinant okupantus, naikinant mūsų amžiną priešą, Maskolius. Tai iš esmės mūsų technologijos, Lietuvos gynybos pramonės technologijos labai tiesiogiai prisideda prie pergalės Ukrainoje ir mes turime patį geriausią ir patį, sakyčiau, greičiausią, taip vadinamą feedback loopą iš Ukrainos fronto linijų. Jokios... Kad reiškia? Tai reiškia, kad naujoji technologija yra sukuriama ir jinai testuojama kovinėms sąlygomis, realiomis sąlygomis, ne teorinėmis, laboratorinėmis sąlygomis, bet kovinėmis sąlygomis. Ir informacija apie tai, kas veikia, kas neveikia, kas taisytina, kas tobulintina, pasiekia gamintojus ne mėnesių bėgyje, bet dienų bėgyje. Jokios didelės tarptautinės, reiškia, organizacijos, kaip visi tie anglosaksiški gynybos pramonės primai, tiesiog dėl kalbinių barjerų, kultūrinių barjerų, kitų barjerų neturi tokios informacinės prieigos, kaip kad mūsų pramonė, taip kad mes tikrai, manau, esam labai labai pažangus. Plus, ką norėčiau pasakyti, kad Lietuva, o konkrečiai Vilniaus regionas, 15 km spindulių, Vilniaus miestas iš esmės turi didžiausią koncentraciją lazerių technologijų įmonių pasaulyje. Tai yra kažkur 15 pasaulyje? Taip. 15 km spindulių turime apie 1500 lazerių, su lazerių technologijomis susijusių įmonių. Tai yra 1500? Taip. Tai yra koncentracija tokių įmonių ir iš esmės šitos skaičiaus nežino, ne tik kad pasaulyje daug kas, bet ir Lietuvoje. Bet tai yra faktas. Ir iš esmės tą reikia skatinti ir šiuo metu vėlgi, kalbant apie visą mūsų progresą ir pažangą, tai jinai yra tikrai kosminė ir potencialas yra, sakyčiau, taip neišpasakytas. O klausykit, Robertai, pasakojat, kad tiek ir vyriausybė padidino šitas finansavimą, bet klausimas yra dėl kvalifikuotų specialistų. Klausė žmogus, sako, kokiuose srityse šiandien Lietuvoje labiausiai juntamas kvalifikuotų specialistų poreikis? Ar tai inžinerija, sistemų kūrimas, kibernetinis saugumas, projektų valdymas? Galbūt jaunas žmogus galvoja, kur čia būtų galima, kokius mokslus pabaigti, kokią specialybę gauti. Padėkit biškį susiorientuoti. Taip, čia žinot, anksčiau sakydavo, čia yra $1 milijonų klausimas, tai atsakymas, kvailas atsakymas, iš esmės yra toks, kad gerų specialistų visada trūksta. Reiškia, klausimas, kaip tapti to gerų specialistų be patirties. Tai šiuo atveju, jeigu turit patirtį ir esate geras specialistas, tai jūs tikrai surasit iš esmės labai geras sąlygas Lietuvoje, mano suvokimu, nes, kaip ir minėjau, reiškia, mūsų ekonomika yra orientuota į eksportą, tai mes tą tikrai sugebam ir galime. Dabar, kalbant apie konkrečias sritis, tai iš tokių minkštesnių sričių, tai visada trūksta pardavėjų, visada trūksta gerų pardavėjų, gebančių gerai dirbti su tarptautinėmis rinkomis, gebančių gerai parduoti produktą, turinčių geras asmeninės savybės, turinčias geras anglų ir kitų kalbų žinias. Reiškia, tai jų visada trūksta ir jeigu tu esi geras pardavėjas, tai tau visada atsiras vietos. Nes geram pardavėjui iš esmės nėra svarbu, ką pardavinėti. Tai čia yra, mano galva, visos, bet kurios industrijos, bet kurio verslo gyvybė, tai yra pinigų srautas, o be pardavimų pinigų srautas nevyksta. Taip, kad šiuo atveju geri pardavėjai visada reikalingi. Iš kitesnių sferų, tai visada labai reikia, nesakysiu, IT specialistų, apie tai jau kalbėta, reikia inžinierių. Reikia inžinierių žmonių gebančių iš esmės ir dirbti faktinį, sakykime taip, inžinerinį darbą ir suprantančių fizikinius dėsnius ir suprantančių, reiškia, elektronikos dėsnius, tai čia inžinierių visada reikia. Ir aviacijoje, ir elektronikoje, ir lazerių technologijoje, ir netgi elementariuose, reiškia, inžinerinės gamybos įmonėse visada inžinierių reikės. Tai tas kol kas yra tikrai didelis trūkumas Lietuvoje ir jeigu turite inžinerinį išsilavinimą, tai tikrai garantuoju, kad rasit pritaikymą Lietuvoje. Šiaip tai iš esmės vėlgi, ką aš norėčiau pasakyti, kad Lietuva yra šiaip maža rinka savaime, jeigu kalbėtų tik apie Lietuvą, bet Lietuvos rinka ir Lietuvos verslas, Lietuvos ekonomika jau seniai nėra užsidariusi Lietuvoje. Ir mes visą Lietuvos ekonomiką apie 80% produkcijos eksportuoja į pasaulio rinkas. Gynybos pramonė tai yra iš esmės tas pats.
Tai šiuo atveju, reiškia, patirtis ir realūs gebėjimai tiek pardavimuose, marketinge, tiek reiškia, vadyboje, tiek atitinkamai gamyboje, gamybos procesų optimizavime, kokybės valdyme, iš esmės ten gamybos procesų valdyme, technologijų dėgyme, IT sistemų dėgyme, visko administravime ir taip toliau panašiai. Visko to iš esmės reikia, nes šiuo metu tikrai turime didžiulius projektus, kurie vystosi Lietuvoje gynybos sferoje, tai tos pačios Rheinmetall gamyklos, Northrop Grumman statoma gamykla, įvairios sprogmenų gamybos gamyklos statomos, lietuviškos gamyklos plečiasi. Taip kad šiuo atveju, manau, tikrai visų ekspertų reikia ir reikės. Tai, o kas svarbiausia, aš norėčiau dodėti, kadangi, taip jau gavosi, kad per savo gyvenimą apkeliavęs beveik visą pasaulį, tai tam reikėjo apkeliauti daug šalių, kad suprasti, kad iš esmės gyvenimo kokybė yra geriausia mūsų kraštuose. Baltijos šalis plus Skandinavija yra tos šalis, kur už santykinai prieinamą kainą, už santykinai prieinamus kaštus, jūs galite turėti tokią gyvenimo kokybę, kurios nei vienoje, sakykim taip, tradicinėje, kabutėse išsivysčiusioje šalyje, jūs niekada neturėsite, jeigu jūs nebūsit rimtas milijonierius. Ne šiaip savo milijonierius, bet rimtas milijonierius. Tai, kaip ir kalbėjot, grynas oras, galimybė 15 minučių, 20 minučių bėgyje būti prie ežero arba prie jūros ir būti ten vienam, turėti daug erdvės, turėti didelius namus, turėti didelį, reiškia, sakykime, nekilnojamąjį turtą, turėti galimybę vaikščioti miške su savo, reiškia, augintiniu ir vėlgi šiuo atveju nesutikti daug žmonių. Tai yra tokios savybės, kurių niekur negali gauti, iš esmės, išskyrus Skandinavijos šalis ir Baltijos valstybės. Tai mes esame tikrai. Plius labai saugu, reiškia, kas vėlgi nepaminėta niekad, tai toks dalykas kaip saugumas mūsų kraštuose yra tikrai mano galva aukščiausias pasaulyje šiuo metu. Ne veltui kalba Lietuvos gynybos ir saugumo. Ne veltui kalba Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys, ne? Robertai, mes turim paskutinį klausimą, gal pabandom labai greitai atsakyti. Aš žinau, man žinokit, Robertai, gyvenime labai patinka kalbėti su tais žmonėm, kurie dega. Ir jūs esat vienas iš tų, kurie dega savo dalykų. Mes turim paskutinį klausimą, labai trumpai ir paskui galėsim pabaigti su jumis. Žmogus klausė, sako, kokių naujų profesinių profilių atsiranda, kai gynybos sritis tampa vis labiau technologinė ir inovatyviai. Jūs greičiausiai kalbėjot nuo plieno iki dronų gamybos, gal dar kažkokių porą pavyzdžių? Taip, iš esmės naujų tokių, labai sunku pasakyti, kas yra nauja iš esmės, nes pavyzdžiui, reiškia, lazerių technologas, ar čia nauja ar nenauja, reiškia, tai ar ten, reiškia, dirbtinio intelekto, reiškia, iš esmės operatorius, arba dronų operatorius, arba dronų sistemų, reiškia, testuotojas, arba iš esmės mūšio valdymo sistemų diegėjas. Ta prasme, ar tai yra naujos specialybės ir profesijos, ar nenaujos, tai jos tam tikrą prasme visos yra ir senos, ir šiek tiek naujos. Tai čia tas klausimas gal jis nėra toksai labai tiesiogiai tiksliai pasakytas, tai šiuo atveju, kaip ir minėjau, atsiranda labai daug galimybių inžineriniai pramoniai, atsiranda daug galimybių, reiškia, pardavimuose, atsiranda daug galimybių, reiškia, iš esmės tokiam netgi ir fuzijoje tarp taktinių, karinių dalykų ir ekonomikos. Tai kam patinka karyba, kam patinka gynyba, kam patinka vyriški dalykai, iš esmės tai tikrai, manau, suranda save ir gali iš esmės įgyvendinti savo hobius ir už to išdirbti pragyvenimą. Fantastiška. Labai gražus jūsų atsakymas. Robertai, paskutinis klausimas nuo manęs. Jaunas žmogus žiūri, biškai pasimetęs gyvenime, 16 metų vis dar galvoja, kaip čia pasirinkti gyvenimą. Kokius 3 patarimus duotumėt, kokias asmeninės savybės labiausiai vertėtų vystyti jaunam žmogui, kad jisai įėjęs į gyvenimą būtų tvirtas ir nepalaužiamas? Taip, pirmas dalykas. Tai kol dar pasaulyje neužvaldė dirbtinis intelektas, tikiuosi, tai labai greit neįvyks, bet tikiuosi greit neįvyks. Tai svarbiausias dalykas yra, taip vadinama, interpersonal skills, anglų kalba. Tai gebėjimas bendrauti, gebėjimas
komunikuoti su žmonėm, kad jūs žmonėm patiktumėt ir kad žmonės patiktų jums, kitaip tariant. Tai Labai geras, labai geras. Čia yra, mano galva, pirmoji savybė, ką visi turi mokėti. Jeigu to nėra, tai jau visą kitą sunku. Antra savybė. Iš esmės, gebėjimas būti lankščiu, lankstumas. Ir nuolat mokymasis naujų dalykų, nes viskas keičiasi net dabar nebe metais, o mėnesiais. Iš esmės, nuolat mokytis kažko naujo, niekad neužsistakinti vienam dalykė. Ir trečias dalykas, tai iš esmės, pasakysiu dabar čia kaip ekonomistas šiuo atveju, ieškoti pinigų srauto. Ne vien eiti ten, kur tavo širdis traukia, bet eiti ten, kur širdis traukia ir kur yra pinigų srautas. Tai va, kombinuoti šitos du dalykus. Vien širdies pašaukimas be pinigų srauto dažniausiai prie gero nepriveda. Ne veltui Robertas sako lietuvių liaudis, kad gera širdelė, plika subinėlė, ne? Taip. Gerai, ponios ir ponai, su mumis buvo dar vienas mūsų tikrai sunkiasvoris svečias, Robertas Juodka, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys ir advokatų profesinės bendrijos Nueve Legal vadovaujantis partneris. Ačiū, Robertai, labai palinkėsiu Jums gerų talentų, teisingų žmonių ir atrasti kažkokį tai jauną žmogų, kad būtų galima pamentoriauti, biškį pakreipti medelį ir užauginti į didelį ąžuolą. Netgi kaip advokatas, iš esmės, kviečiu, pas mus netgi ir advokatų mums trūksta, ir teisininkų trūksta, ir tarptautinė patirtim. Taip, kad ne tik gynybos pramonė, taip pat ir teisinių paslaugų rinka, taip pat laukia gerų profesionalų iš užsienio. Fantastika. Ačiū, Robertai, labai, sėkmės didžiausius iki pasimatymo, labai smagu buvo susipažinti viso. Geriausia. Nu ką, ponios ir ponai, ir aš norėčiau pakviesti dar vieną mūsų svečią, tai yra Daiva Macijauskė. Daiva yra jau įsijungus kamerą. Sveiki, Daiva. Sveiki. Man žinokit, yra labai smagu jūs matyti, šiandien taip gražiai atrodote pasipuošusi. Daiva yra Lietuvos pramoninkų konfederacijos direktoriaus pavaduotoja. Kuriame mieste, Daiva, gyvenat, papasakokit? Labai trumpai. Labai trumpai. Daiva yra gimusi, tai yra aš gimiau Žemaitijoje, dabar gyvenu didesnę metų dalį sostinėje. Sostinė, Vilnius, ne? Jungiasi iš sostinės, taip. Fantastika. Daiva, mes jūs pakvietėm vėlgi norėdami paklausti keletą klausimų, tie, kurie labiausiai rūpi mūsų tarptautiniam jaunimui. Ir aš gal, man atrodo, netempdamas gumos, ponas ir ponai, beje, jeigu jūs žiūrintis transliaciją galvojat, kad kažką tai norėtumėt pasakyti, kažkokį komentarą, ar dar kažką parašykite į komentarų sekciją, man padės perskaityti komentarus mūsų pagalbininkai. Ir mes galim tada perėti prie Daivos. Daiva, gavom daug klausimų, atrinkom 3 klausimus. Pirmasis klausimas yra apie greičiausiai dėl besikeitinti dalyką. Tai, kokios pramonės šakos šiandien labiausiai transformuojasi dėl automatizacijos, skaitmenizacijos ir žaliosios energetikos? Žmonės, tai teirausiai, jūs greičiausiai, kad galėtume taip visai gerai pakomentuoti tokį dalyką. Taip. Tai kalbant abstrakčiai, kokios pramonės šakos šiandien labiausiai transformuojasi dėl automatizacijos, skaitmenizacijos ir žaliosios energetikos, tai atsakymas būtų toks, kad tos pramonės šakos arba tie sektoriai, kurie labiausiai yra imlūs energetikai. Na ir kodėl taip yra? Todėl, kad iš vienos pusės tie sektoriai, aš paskui vardinsiu konkrečiai, kurie patiria tokią spaudimą arba teisinę naštą tiek iš ES, tiek iš nacionalinės jurisdikcijos dėl įvairių, sakysim, kaip turi atrodyti pakuotės, ar ne, kaip turi būti tvarkomos atliekos. Šilumos efektą sukeliančios dujos, kiek galima jų išmesti, kiek negalima. Tai kalbant apskritai, abstrakčiai, tai būtent tie sektoriai ir labiausiai transformuojasi šiandien dėl automatizacijos, skaitmenizacijos ir žaliosios energetikos. Tai vienas būtų sektorius toks ES ir nacionalinis reglamentavimas ir jo patiriamas spaudimas. Kitas dalykas, tai reikėtų kalbėti apie gamybos vertės grandines
ir, sakysime, vienas iš subjektų, sakysime, užsakovas Vokietijoje, sako Lietuvoje veikiančiai įmoniai, sveiki, brangieji, mėlieji, žodžiu, mes jūsų norėtume užsakyti pas jūs produkciją, tačiau tam, kad mes galėtume vėliau, pavyzdžiui, ją perparduoti, jūsų produkcija iki galo atitinka tam tikrus kriterijus. Taigi, ar jūs sutinkate automatizuoti, skaitmenizuotis ir kitaip transformuotis, in case iš tų atvejų, kad mes jūsų produkciją užsakytume, ar jūs liekate be mūsų užsakymo. Tai va tokie pagrindiniai dalykai, kaip minėjau, nacionalinis, ES reglamentavimas ir gamybos vertės grandinių subjektų kažkoks tai, kaip čia pasakyti, poreikis reikalavimas. Na ir kalbant konkrečiai, tai labiausiai šiandienai transformuojasi inžinerijos pramonė, baldų pramonė, maisto, chemijos pramonės, tai kaip minėjau, šitie sektoriai, kurie yra labiausiai yra imlūs energetikai. Tai taip, trumpai koncentruotai. O dirbtinis intelektas labai paspartino visą transformaciją. Toksai buvo game changeris? Kažkiek tiek, be abejo. Supratau. Taip pat žmonės labai teirausi dėl inovacijų. Jiem labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, sako, kaip inovacijos keičia darbo vietas bei reikalingas kompetencijas. Tai greičiausiai žmogus galvoja, kad jeigu, tarkim, mano asmeninis pavyzdys, aš esu diplomuotas meteorologas, bet pabaigęs supratau, kad netiek daug meteorologų gyvenime reikia, ne? Tai va, čia jau laidas pas. Tai galbūt žmogus lygiai tą pačią baimę jaučia, tai kaip būtų galima, pavyzdžiui, nuraminti ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, inovacijos tokių nekeičių kompetencijų arba tos kompetencijos niekada nebus pavaldžios inovacijoms. Tai atsakant į jūsų klausimą, toks pirma mintis atėjusi, šovusi į galvą, visiškai ne nuraminimo, bet čia daugiau tokia juoko prasme, kad kaip keičia inovacijos darbo vietas, tai yra jas naikina. Aišku, tai taikytina ne visoms darbo vietoms, o toms darbo vietoms, kurios reikia tokių basic įgūdžių, tai pavyzdžiui, kasininkai, buhalteriai, šiukšlių rūšiuotojai. Kalbu apie tas profesijas, kurioms reikia labai nedaug tokių įgūdžių, ar ne? O kalbant iš kitos pusės, kaip keičia inovacijos darbo vietas, tai ką ir minėjo mano kolega Robert, tai mes anksčiau to neturėdavom. Prisiminus mūsų senolius, mūsų tėvus, kas atsitikdavo? Žmogus įgydavo vieną profesiją ir su jie nugyvendavo, taip atsitikdavo, ar ne? Aš ankstesnėje darbovietėje, kai dirbau, tai ne vieną kolegą turėjau, kuris atėjo į darbovietę po baigimo ir tęsė iki garbingai išleidžiant į pensiją. Šiandien dėja taip mes neišgyvensim. Reikia mokytis visą gyvenimą, atsiranda mokymasis visą gyvenimą, ar ne, šitas įgūdis yra reikalingas. Ir kažkurio susitikimo su užimtumo tarnybos atstovais girdėjau tokią žinią, kad lietuviai mes nesame linkę mokytis. Ypatingai vyresnė karta. Kodėl? Todėl, kad vyresnė karta, nepaslaptis, susidūrė su daugybė visokiausių nesaugumo elementų, ar ne? Tų pačių santaupų nuvertėjimas, pensijų, antros pakopos pensijų reforma, ir įvairūs panašūs dalykai. Tačiau, jeigu mes nesimokysime visą gyvenimą, tikrai inovacijos, mes neišgyvensim. Mes neišgyvensim, ar ne? Ir dar vienas dalykas, su kuo susiduria mūsų verslas ir darbdaviai, tai iš tikrųjų iš vienos pusės, kaip minėjau, darbo vietos automatizuojamos, robotizuojamos, reikia aukštos profesinės vertės, aukštą pridėtinę vertę kuriančių specialistų, iš kitos pusės jų nėra. Ką daryti? Persivilyti iš kitos kompanijos, pasiūlyti jam geresnį atlyginimą, kur garantija, kad jis po kažkurio laiko jisai neišeis, apmokyti žemesnės kvalifikacijos darbuotoją, vėlgi kur garantija.
Tai iš tikrųjų toks yra paradoksas. Darbo vietos automatizuojamos, robotizuojamos ir trūksta darbuotojų, aukštą pridėtinę vertę kuriančių specialistų, kurie prižiūrėtų būtent tas automatizuotas gamybos linijas. Fantastika, labai gražus atsakymas. Jums kaip toptelėjo atsakymas, tai man irgi toptelėjo vienas komentaras į jūsų pasakymą. Vincas Krivė apysaka Raganius, būtent tokia pat scena yra, kai vyrai po liepom sėdi ir visi vyrai dejuoja, kad tą pačią žemę dirbu ir nesiseka, ateina didelis, sako, daugiau kažką pabandyk, sako, tu biškai daugiau pasimokyk kažką, taigi gyvenimas ne vien tik tai žemė dirbti yra. Taip, čia mūsų kasdienybė, nūdiena ir mūsų ateitis. Nebeišsiversime be šito, be gyvenimosi mokymasi, be mokymosi visą gyvenimą. Taip, Daiva, mes turime dar vieną klausimą, paskutinis klausimas, man taip smagu su jumis bendrauti, bet mes esame šiek tiek įspausti į rėmus, nes Kristina laukia didžiulės kantrybės moteris. Aš matau, kad Kristina, mes susitiksime. Kaip Lietuvos pramonininkų konfederacija vertina verslo ir mokslo bendradarbiavimo pažangą? Ar matote proveržio pavyzdžių, kai universitetų tyrimai ar ekspertinė plėtra tiesiogiai virsta naujomis pramonės inovacijomis? Jūs Mantas, taip? Mantas. Dar gerai, atmintis dar gerai veikia, nors jau vėlyvas metas, bet okei. Laikyčiau šį klausimą ne visai korektišku ir jį performuočiau taip. Kaip pavyzdžiui įmonė, kuri pjauna lentas Lietuvoje, bendradarbiauja su įmonė Belgijoje užsakančia tas lentas ir vėliau iš jų gaminančia aukštesnės pridėtinės vertės produkciją. Ar galima taip atsakyti? Abstrakčiai negalima. Reikėtų vertinti kiekvieną santykį atskirai ir konkrečiai. Verslas yra inovacijos. Verslas perka receptą, perka išradimą ir jis kreipiasi ten ir perka žinias iš to partnerio, kuris jie suteikia čia ir dabar. Jeigu mokslo institucija sako, okei, Daiva, okei, Mantai, aš turiu tau ką pasiūlyti, bet įvertinus visą procesą, aš tą galėsiu padaryti tik po 3 mėnesių. Ką daro verslas? Ačiū, mes ieškom kito. Ačiū, aš ieško partnerių kitur. Tai čia būtų atsakymas ar apie verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Ir dar noriu paminėti visai pabaigai, kad Lietuvos verslas tikrai, ir girdėjom čia ne vieną pavyzdį, yra inovatyvus. Jis eksportuoja apie 80% produkcijos ir paslaugų į ES ir tai yra daugiau nei ES vidurkis. Tuo tarpu, kalbant apie mokslą, mokslas eksportuoja tik tai 5% savo žinių. Tai palinkėjimas ir atsakant į klausimą mokslui būti greitesniam, inovatyviam ir žengti koja kojon su verslu. Jūs absoliučiai, Daiva, skaitot mano mintis, aš kaip tik norėjau klausti palinkėjimo, ką palinkėtumėt jaunam protai. Mokytis, žengti kojon su inovacijom ir nebijot daryti, ne? Tokius dalykus. Taip. Ponas ir ponai, Daiva Macijauskė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos direktoriaus pavaduotoja. Ačiū, Daiva, jums labai. Man labai dar kartelį paskatosiu, man yra labai didžiulė aistra gyvenime matyti žmonės, tie, kurie su užsidegimu kalba. Jūs irgi esat iš tų žmonių, kurie dega savo darbu, dega savo dalykų ir keičia Lietuvą į gražesnę vietą gyventi. Ačiū, Daiva, labai. Labai smagu su jumis buvo. Iki pasimatymo. Ačiū. Viso. Ir aš dabar norėčiau pakviesti Kristiną. Moteris turbūt su didžiausia kantrybė šiandien. Kristina visą laiką išbuvo mūsų apačioj, pražiūrėjo transliaciją, pražiūrėjo visą šitą, išklausė visus mūsų kalbėtojus ir dabar atėjo galų gale eilė. Kristina Ananičienė, Lietuvos lazerių asociacijos vykdančioji direktorė. Ar teisingai pavardę perskaičiau? Tikrai taip. Ananičienė, taip. Supratau. Kristina, kokie pasaulio vietai dabar esat, papasakokite? Vilniuje sėdžiu, darbuojasi. Tenka pakeliauti po pasaulį tikrai daug su industrija, tai labai džiaugiuosi, kad yra šiek tiek sėslesnis periodas ir kitą savaitę pas mane atvažiuoja čekai. Nebe man pačiai tenka vykti. O kaip, pavyzdžiui, man atrodo, kai išvažiuojat, jūs priima, tiek ir jūs savo svečius priimat. Ką esat, pavyzdžiui, sugalvoja čekams? Kaip parodysit Lietuvą, Vilnių? Ką esat sugalvoja? Ką dažniausiai daro?
kur nuvedat, ką parodot? Čia labai geras klausimas, kur nuvedam. Tai visų pirma, nuvedam į mūsų gamybinės įmonės lazerinės parodyti, ką vis dėlto kūrėme ir gaminame čia Lietuvoje. 15 km spindulių yra, išmokau. Taip. Tai dažniausiai tų visų, kadangi pati atstovauju lazerių sektorių, tai dažniausiai visi vizitai ir sukasi apie tai parodyti, tik tai klausimas yra, ar lazeristams pasakoti apie lazeristus, ar biotechnologams pasakoti apie lazeristus, ar pramoninkams pasakoti apie lazeristus, tiesiog kad kartais tenka tą pakeisti šiek tiek kalbą, vadinkim, vertimą. Ar kalbam su specialistais, ar kalbam daugiau su aplikacijų naudotojais, o galbūt kalbam tiesiog apskritai su potencialiais investuotojais, kur dar kitaip reikia pristatyti. Tai mes, Kristina, šiandien pakeisim kalbėjimo toną į jaunus protus, kalbėsim jauniems protams, tie, kurie leidžia savo dienas universitetuose arba jau yra įsidarbinę į tam tikras sritis ir jau galvoja, gal būtų faina grįžti, gal negrįžti, bet ką aš veiksiu grįžęs, nelauks manęs niekas. Tai būtent šitą transliaciją būtent tam ir skirta. Kristina, tradiciškai gavom daugybę klausimų, atrinkom mūsų nuožiūrą, taip pat nepykit žiūrovai, jeigu kartais nepaklausim jūsų klausimo, bet turim tokius 3 atrinkę Kristinai ir turbūt pats pagrindinis, tai yra Lietuva laikoma viena iš lazerinių technologijų lyderių pasaulyje. Kokie pagrindiniai veiksniai šiandien lemia šio sektorių sėkmę ir tarptautinį konkurencingumą? Tai greičiausiai žmogiškai, kodėl Lietuva iššovė pramonė lazerio sektorėje? Kodėl? Kas tai yra? Jo, tai aš šitą galvojau klausimą, turiu pasiruošusi tokį dvilypį atsakymą. Tai vienas yra galbūt šiek tiek žengiant žingsnį plačiau atsakant, tai apskritai, kodėl lazeriai yra ne vien tik tai Lietuvoje linksniuoja matematika, bet ir apskritai pasaulyje. Tai ypač galbūt su šita industrija mažiau susijusiems žmonėms daugiau galbūt teks tarptautiniai žiniasklaidoje girdėti ne vien apie lazerius, kiek bendrai apie fotoniką, kuris apjungia ir lazerius, ir apskritai bet kokias technologijos, kurios dirba su šviesa, tai kas generuoja, modifikuoja, tai gali būti įvairūs fotonikos jutikliai, fotoelektronikai ir panašūs sprendimai. Ir būtent šiai dienai nemažai yra linksniuojama šitas sritis, vien dėl to, kad šviesa arba fotonika kartu su lazeriais tai yra daugelio šios dienos procesų akis, širdis ar pati ta funkcija, kurią atlieka, be kurių sunkiai mes galėtumėm įsivaizduoti tokias sritis kaip šiuolaikinė medicina, kosmosas, gynyba, puslaidininkiai arba ta pati apdirbamoji gamyba. Ir jei robotizacija ir automatizavimas leidžia pagreitinti gamybą, tai būtent fotonikos sprendimai suteikia šiems procesams tą regėjimą, tikslumą, kartais net ir įgalina patį procesą. Todėl didėjant pramonės transformacijos poreikiui, smarčiai auga ir paklausa naujos kartos lazeriniams bei fotonikos sprendimams visame pasaulyje. Tai vadinasi, paklausa panašu, kad vis didės ir didės, ar tai kalbėtumėm apie fotonikos taikymą ir lazerių taikymą gynybai, ar tai būtų pramonės sprendimams ir panašiai. Na, o dabar, kodėl Lietuva, tai čia iš tikrųjų būtų galima kalbėti, irgi tikriausiai matyti ne 1 valandą ar 2. Kitais metais švęsime savo 60-metį nuo to, kada buvo įžiebtas pirmas sukonstruotas Lietuvoje lazeris, tai iš tikrųjų turime... 60 metų praėjo? 60 metų. Taip, 60 metų. 10 sekundžių, atgal būtumėt paklausę, būčiau sakęs, koksai 25. 60 metų. Tai įdomu tai, kad Lietuvoje buvo įžiebtas pirmas lazeris praėjus vos 6 metams nuo pirmojo pasaulyje įžiebto lazerio. Tai vadinasi, kaip būnanti maža valstybė, o dar ypač turint omeny, kad mes kalbam apie sovietmetį, tai kad Lietuvoje šita kompetencija sėklytė buvo pasėta ir mes dabar turime daugiau negu 60 įmonių ir 2000 darbuotojų veikiančių ir esame linksniuojami tikrai su didžiausiais pasaulio žaidėjais, ta pačia Vokietija, Amerika. Būtent tokių lazerių gamybai, tai manau tikrai yra Lietuvai didelis pasiekimas. Ir jeigu bendrai taip sakyčiau, kodėl, manau, Lietuva yra stipri šitoj srityje tai, ką daro ir kodėl yra taip linksniuojama, tai aš vadinu 4 kertinius veiksnius. Tai pirmas dalykas, mes turime stiprią mokslo ir inovacijų bazę. Mūsų industrija iš tiesų yra itin, kaip sakoma, innovation driven. Tai mes visą laiką turime būti vienu žingsniu priekyje. Todėl įmonės tikrai daug investuoja pačios į naujų žinių kūrimą ir inovacinių procesų atidirbimą, tiek aktyviai bendradarbiauja su mūsų ir pasauliniais mokslo institucijomis. Lietuvoje mes turime
didelę ekosistemą, tai yra visą vertės grandinę, įskaitant optinius komponentus, dangas, optomechanikos sprendimus, elektroniką, sudėtingus sistemos integravimus, lazerinės bei kitus sprendimus. Ir visą tai 98% mūsų įmonėlių iš tikrųjų bazuojasi tam pačiam vienam mieste Vilniuje, kas yra pakankamai nemažas, pakankamai retas, vadinkim, fenomenas. Trečia, turime aukštos kokybės specializaciją ir kaip išsivardinti tam tikroje nišoje. Tai yra ultratrumpųjų lazerių srityje. Ir aš kaip mėgstu sakyti, pasakoti, jog turėdama ribotus resursus, kaip Lietuva, sakau, kad mūsų industrija netyčia nusprendė žaisti ne visose olimpinėse varžybose su pusėtinio lygio komandomis, bet nusprendėm išsirinkti vieną ir ten, ką darom, tą darom be galo gerai. Aukso medaliai, ne? Taip. Tai tikrai yra ten tų ir kitų šiek tiek lazerinių sprendimų, optinių, ties kuriomis darbuojasi mūsų ekosistemos dalyviai, bet tas toks mūsų know-how ir, vadinkim, etiketė, ties kurie yra dažniausiai Lietuva linksniuojama, tai yra būtent tų ultratrumpųjų lazerinių sprendimų vystimasis. Tai yra tokios technologijos, su kuriomis galima dirbti su itin trapiomis, pažeidžiomis struktūromis, medžiagomis, itin tiksliame lygmenyje. Dėl to technologijos yra pritaikomos biologiniams procesams, mikroschemams, tai vadinasi puslaidininkiams, kvantiniams kompiuteriams skaičiavimams, tiksliai medicinai, vėžio identifikacijai ir daugybė kitų vietų, kur yra reikalingas itin didelis tikslumas. Na ir ketvirtoji, sakyčiau, tas veiksnys, tai yra tarptautinis atvirumas. Ir ką tai reiškia, tai Lietuvoje iš tikrųjų, nors mes ir vystome savo tas lazerinės technologijos, tačiau tų vadinamų galutinių klientų arba industrijų, kuriuose tiesiogiai mes galėtumėm čia ir dabar pritaikyti savo žinias ir technologijas, dėja, šiai dienai neturime. Tai ką tai reiškia, visas pasaulis yra mūsų rinka. Mes nuo pat pirmos dienos yra, kaip sakyti, verslo mentalitetas dėliojamas, kad mūsų klientai yra kitur pasaulyje. Ir mums labai puikiai tinka tas pasakymas, kad act local, think global. Tai būtent tokiu būdu ir veikiame. Fantastika, labai išsamus 4 dalių atsakymas. Man atrodo, ne pirmą kartą jau tą sudėliojusi esat, man atrodo, jau taip išsikristalizavus tos pagrindinius dalykus ir jau tokie nešiojatės, ne? Jūs, Kristina, paminėjote kaip tik apie vystimąsi. Tai vat, dar vienas klausimas buvo apie spartų vystimąsi. Tai aš gal perskaitysiu klausimą. Kokios lazerinių technologijų kryptis šiuo metu sparčiausiai vystosi Lietuvoje ir kokių kompetencijų ar specialistų labiausiai reikia, kad sektorius išlaikytų savo technologinę lyderystę pasaulyje. Tai mes atsiminkim, kad mes kalbam jauniems žmonėms, tie, kurie arba dar galbūt ruošiasi kažkur tai išmokymą gauti, arba jau yra gavę išmokymą, arba jau galbūt dirba. Tai galbūt galim šiek tiek norvegiškai tai yra pastyrinti, o lietuviškai tai yra pakreipti žmonės. Ja, tai Lietuvoje, kaip jau minėjau, skaičiuojam 60 metų nuo lazerinių technologijų vystymą, pati šitoje industrijoje darbuojasi jau 11 metai gaunasi ir net per tą 11 metų matau tikrai nemažą postumį, kai nuo lazerinių šaltinių taikymo mokslinėse laboratorijose matau, kaip mūsų pramonė vis ir labiau save mato, atranda taikymuose įvairiose industrijose. Tai kalbant apie, ką jau prieš tai minėjau, apie puslaidininkius, kvantinės technologijos, kurios dabar yra tikrai ant bangos, lazerių taikymas biomedicinai, kosmosui ar tai pačiai gynybai. Tai panašu, kad ir toliau mūsų pagrindinė vizitinė kortelė bus tie ultratrumpieji lazeriniai šaltiniai ir susijusios optinės lazerinės technologijos, tačiau tas pritaikymas skirtingose industrijose matyt bus tas, kurį mes vis daugiau ir daugiau matysime. Pavyzdžiui, birželio mėnesį buvo į kosmosą iškeltas pirmas lietuviškas lazeriukas, tai pirmieji tie rezultatai iš kvantinių skaičiavimų matome yra labai geri, tai manau, kad jau po 5 metų turėsim galbūt netgi ir vienaragį, bus matyti. Tai va, bet kalbant apie tai, ko reikia, kad iš tikrųjų industrija mūsų toliau augtų ir išlaikytų tą galbūt judėjimo tempą, kurį mes turime iki šiol susikūrę, tai iš esmės yra žmonės. Tai girdėjau ir kitų industrijų pristatymuose, tai susidurėm su ta pačia problema, tai yra talentų trūkumas ir jų paieška, tai mums reikia tikrai ne vien mokslininkų, mums reikia tikrai plataus profilio inžinierių, techninių specialistų, tai pradedant tiesiog, jeigu galbūt taip daugiau tiksliniais, kaip lazerių, optikos inžinieriai, technologai ar optiniai surinkėjai, kurie turėtų gebėti arba norėti gebėti dirbti su itin tiksliais mikroprocesais ir mikrokomponentais, bet lygiai taip pat yra tiesiog elementariai elektronikos inžinieriai, dėl kurių kovojam tikrai ir su kitomis industrijomis, nes tai yra vienas iš tų reikalingų komponentų, kad visa grandinė veiktų.
besiruošdama šitam seminarui, perkalbėjau tikrai ne su viena įmonė, ką atkreipia galbūt rengdami žmonės, tai iš tikrųjų ne viena atsiliepia, kad dabar šiais laikais ne vien tik tai patirtis tampa aspektu, priimant vieną kitą žmogų dirbti vieną ar kitą poziciją. Dažniausiai tai vis dėlto motyvacija kartais būna netgi stipresnė negu ta patirtis, kuri yra surinkta. Įmonės pas mus tikrai turi ir viduje pasiruošusius apmokymus, tai yra žmogus yra apmokamas ir gali pradėti darbuotis. Šiais metais netgi paleidome pirmą ir profesinio rengimo programą čia Lietuvoje, kad žmonės, jeigu norėtų persikvalifikuoti ar įgyti tas bent jau bazinės žinias, galėtų tokiu būdu. Bet iš esmės, jeigu tik tai žmogus, kaip sakyt, turi degančias akis, smalsumą technologijomis, kruopštumą, loginį mąstymą, tai atrasti tokiam žmogui vietą toj, vadinkim, vertės žmogiškojoje grandinėje nuo paprasto surinkėjo iki inžinieriaus, techniko, palaikytojo, pardavėjo, tai tikrai kiekvienam yra atvira vieta, vadinkim. Absoliučiai, aš visiškai pritariu jums ir man atrodo pats svarbiausias ingredientas, kaip ir Kristina pasakė, kad turi būti degančios akys ir noras. Nes nieko nėra neįmanoma, jeigu nori. Paklausiu tų žmonių, kurie užlipo į Everestą, tų žmonių, kurie atidarė Apple kompaniją ir tų žmonių, kurie yra Lietuvos lazerių asociacijos vykdantieji direktoriai. Netgi, ne? Viskas prasideda nuo noro. Kristina, paskutinis mūsų klausimas, greičiausiai toksai užbaigiantis visą mūsų transliaciją ir sudedantis taškus ant į. Kodėl verta grįžti į Lietuvą ir savo karjerą sieti būtent su lazerių sektoriumi? Kuo šis sritis išsiskiria galimybių, prasmės ir tarptautinio augimo požiūrių? Aš žinau, kad jau daug pasakėt, kad jau daug tokių nuotrupų tuose sakiniuose buvo, bet gal kažkaip koncentruoti tą žmogų, kuris sėdi galbūt Danijoje, galbūt Urugvajoje, galbūt dar kažkur tai ir galvoja, negrįžti lazerius, ką aš čia darysiu. Kodėl verta grįžti ir būtent sieti savo karjerą su lazerių sektoriumi? Tai irgi čia tikriausiai iš kelių dalių. Tai viena, ką aš vadinu mūsų industrijos pliusas yra ir gebėjimas, galbūt žmogui vienas iš pasirinkimų, kodėl į šitą apskritai industriją eiti, tai yra gyva industrija, jinai nuolatos keičiasi. Ir tai, ką kūrėjai prieš dieną, dvi, tai nereiškia, kad tą patį darysi po 2 dienų ar 3. Tai vadinasi, ne tik žmogus įmonėje kartu auga, bet ir industrija kartu auga ir keičiasi ir tai yra nuolatos besikeitintis procesas. Ir tokiu būdu mes prisėdam ne vien tik tai prie mūsų sektoriaus kažkokios tai technologijos vystymo, bet mes kalbam apie įrankių kūrimą, kurie įgalina kitų industrijų transformaciją. Tai vadinasi, jeigu domina gyvybės mokslai, tai turime įmonių tyrimų grupių, kurios darbuojasi ties lazerių taikymų, akių operacijomis, vėžinių ląstelių identifikavimui, vizualizavimui arba fotoakustiniam sprendimam. Jeigu domina daugiau pramoniniai sprendimai, tai yra ne viena ir ne 2 įmonės, kurios darbuojasi ties apdirbamąją gamybą, kaip galima mikroapdirbimą daryti, tarkim, padaryti įvairius produktus vandeniui atstumiančius. Turime yra krūva būdų, kaip prisidėti prie įvairių industrijų keitimo. Ir kas yra svarbu, kad atrodo tas act local, think global, tai atrodo dirbtų mažoj šaly, tačiau per lazerių prizmę mes esame tiek globalūs. Čia ne viena buvo industrija minėta, kad eksportuoja daugiau negu 80% bendrai pramonė Lietuvoje, tai lazerių sektorius eksportuoja 95, pavyzdžiui, pernai metais buvo eksportas ir dažniausiai virš 90%. Tai reiškia, kad... Pavyzdžiui, kokios šalys yra? Tai dažniausiai yra pagrindinės eksporto kryptis, tai būtų Europa, tai Vokietija, sakyčiau, didžioji, tada yra Amerika ir Kinija. O jeigu bendrai paėmus 10, tai yra visos tos šalis, kur yra aukštoji pridėtinė vertė kuriama. Tai Taivanas, Japonija, Pietų Korėja ir panašios tokios valstybės. Tai ką aš norėjau pasakyti, tai net būdamas sąlyginai nedidelėje ekosistemoje, tai kaip minėjau, 60 įmonėlių Lietuvoje, 2000 darbuotojų, bet tikrai būtų prieiga ir sąsaja tarptautiniai projektai, keliavimai ir visi kiti su tikrai tarptautinė lazerių fotonikos bendruomenė, nes vien tik tai, kaip jau minėjau, Lietuvoje neturint tų galutinių klientų, tai mums yra atviras visas pasaulis. Ir Lietuva yra linksniuojama šitam žodyje. Ir kitas dalykas, tai dirbant lazerių šalyje, galima sakyti Lietuvoje, ekosistemoje, tai yra galimybė gyventi Lietuvoje, kurti tikrai aukštą pridėtinę vertę ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui,
Atlyginimų prasme, kas yra dažnai vienas iš klausimų žmonėm renkantis dirbti vienam arba kitam sektoriuje, tai tikrai lazerių industrija pasižymi aukštais atlyginimais, tikrai konkuruojame su visu, vadinkim, tarptautinio fotonikos bendruomenė, ženkliai didesni už Lietuvos vidurkį, taip bendrai paėmus. Ir galimybė dirbant lazerių sektorių, tai ne vien tik tai būti dalimi ne valstybės, kuri vien tik tai seka paskui inovacijas, bet ta, kuri kuria inovacijas. Tai va, tas yra vienas iš mūsų sektoriaus tikriausiai vizitinių kortelių. Absoliučiai, fantastika. Ponios ir ponai, Kristina Anavičienė, Lietuvos lazerių asociacijos vykdančioji direktorė. Kristina, paskutinis klausimas. To paties klausiau Roberto, paklausiu ir jūsų. Jaunas žmogus, jaunas protas, dar toksai labai, labai minkštas ir pasiduodantis lipdymui. Kokios 3 pagrindinės žmogiškosios savybės padeda būti sėkmingu ir pasiekti aukštumas savo srityje? Kaip jūs, pavyzdžiui, per gyvenimą pastebėjot, kas labiausiai padeda žmogui? Žmogiškosios savybės. Tai pati pirmoji, sakyčiau, žmogiškoji savybė tai yra bendravimas su žmonėmis. Tai kad ir kaip keičiasi mūsų pasaulis, per kameras bendravome elektroniniais laiškais, bet tas gebėjimas būti tarp žmonių ir norėti būti tarp žmonių, tai yra tas, kas atidaro vienas ar kitas duris. Antra, sakyčiau, savybė yra nuolatos mokytis, nes tikrai procesai keičiasi nuo A iki Z. Ir nebijoti rizikuoti šiek tiek. Tai nuolatos po truputį plėsti savo tą vadinamą komforto zoną, ar tai būtų žinių prasme, bandymų prasme, kol atrasi tą lokaciją, kuri iš tikrųjų tave veža ir kelsies ryte ne dėl to, kad tau reikia į darbą, bet dėl to, kad tu nori įti darbą ir keisti pasaulį. O bandymo būdu, o kažkaip, kaip sakoma, iš lazerinio pasaulio, mokslinio pasaulio, tai sužinoti, kas tau tinka ar netinka, yra tik vienas būdas, tai yra bandyti. Tai to ir palinkėčiau, nebijoti. Aš norėjau, Kristina, čia įsiterpti taip nemandagiai ir pasakyti, kaip sakėt, kad atrasti tokią vietą, kur keltis į darbą norėtųsi, aš norėjau įsiterpti, kad o to dalyko paslėpti jūsų akise neįmanoma. Ponios ir ponai, Kristina Anavičienė, Lietuvos lazerių asociacijos vykdančioji direktorė. Kristina, jeigu žmonės norėtų kartais LinkedIn kreiptis į jūs, ar būtų galima susirasti jūs kažkur LinkedIn, taip ieškoti reikia? Tikrai taip, LinkedIn'e galima ir galima lygiai taip pat lazerių asociacijų bendrieji kontaktai. Ir ką dar norėčiau paminėti, jeigu norėtumėt susipažinti artimiau, kokias mes turime industrijas ir įmonės, tai asociacijos puslapyje yra netgi visa mūsų įmonių ekosistemos burbulas nupaišytas, trumpai pristatant, ką kuri įmonė daro ir galbūt netgi jau šiandien pamatytumėt, kuri galbūt galėtų būti tas sritis, su kuria būtų įdomu susisiekti. Tai lygiai taip pat asociacija yra atviras langas pokalbiui su mūsų industrija. Fantastika. Labai ačiū, Kristina, kad turite tokią geležinę kantrybę ir išlaukit iki pat transliacijos pabaigos, bet padovanojo tokią energiją iš savęs, kad liktai atrodo, ką tik tai pradėjo būtumėm. Taip, kad dar kartelį, Kristina Anavičienė, jeigu galvojate, kad lazerio kryptis, būtent jums parašykite Kristinai, Kristina lauks jūsų laiškų, aš tada atsisveikinsiu su jumis, Kristina, ačiū jums labai, didžiausios sėkmės darbe ir labai linkiu, kad jūsų akis nenustotų degti ir po 20 ir 30 metų ir kad būtumėte ta, kurie 100 metų jubiliejų po pirmo lazerių uždegtumėt ant torto žvakutę jūs pati. Ačiū labai, iki pasimatymo. Ponios ir ponai, o aš noriu, rezimuojant mūsų transliaciją, padėkoti jums visiems. Ačiū visiems tiems, kas buvote čia. Aš dar kartelį noriu paminėti, kad šią diskusiją inicijavo Užimtumo tarnybos aukštos kvalifikacijos atrankų skyrius ir iniciatyva Gali Lietuva ir taip pat prisidėjo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga bei projektas Galima ir čia. Jeigu kartais nespėjote pažiūrėti tiesioginės transliacijos ir matote tik pačią pabaigą, nesijaudinkit. Transliacija išliks, mes ją turėsime tiek ir Facebook platformai, tiek ir įkelsim YouTube, tiek ir iškirpsim, padarysim reelsų, žodžiu, šitas turinys, šita krepšinio terminais kalbant žvaigždžių diena su tikrai gigantais verslo nenueis veltui ir mes turėsim labai daug turinio. Ačiū jums visiems labai linkiu tiems, kurie galvoja, ar grįžti į Lietuvą ar ne, parašykite mūsų buvusiems kalbėtojams, pasikalbėkit ir galbūt Lietuva taps vėl jūsų namai. Ponios ir ponai, su jumis buvo Užimtumo tarnybos aukštos kvalifikacijos atrankų skyrius, projektas Gali Lietuva, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Galima ir čia.
Mantas Simaitis ir beje, čia eilutėje galite rasti e-mailą, kur galite gauti visus kontaktus arba visą pagalbą įsidarbinti aukštos kvalifikacijos darbuose. Ačiū Jums labai ir iki kitų kartų. Iki pasimatymų. Visų.